I am live. Sveiki visi. Taip, aš. Chat. Sveiki, 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 sveiki. Aš įsijungiau chatą. Labas vakaras, ar aš matoma ir girdima? 1-1. Viskas yra gerai. Gražaus ir turiningo vakaro visoms. Taip, aš labai tikiuosi, kad jis bus gražus ir turiningas, viskas priklauso nuo mūsų. Matosi ir girdisi, super, visi jau priprato. Prie šito mano klausimo, nuo šio klausimo prasideda kiekvienas mūsų rytas dažniausiai. Taip, na kągi, laukiame kelias minutės kaip visada, kol prisijungs žmonės ir susipažinkime, iš kur jūs, ne? Visada labai faina pasistebėti, kokie miestai mus stebi, kiek aprėpėme mes šio pasaulio būtent šią sekundę. Viskas super, labas vakaras. Tai. Iš kur jūs? Kol jungiasi žmonės, kol aš neužduodu rimtesnių klausimų, parašykite iš kur. Veronika, Klaipėda, Airija, Kamajai, aš net nežinau. Kamajai, iš kur paskui Gintarė parašyk man, kas yra Kamajai. Man jau šiandien irgi su geografija jau, aš šiandien pasijuokiau iš draugės, kad jį geografijas nemoka ir gavau dabar atsaką. Gerai, karma gaunu, viskas gerai, pripažįstu. Marijampolė, Telšiai, Londonas, Šakiai, Šilalė, Marijampolė, Vilnius, Vokietija, Oxford, UK, Švedija, Panevėžys, Norvegija, Peterborough, Ukmergė, Šiauliai, Olandija, kokia graži, ačiū, Norvegija, Telšiai, Biržai, Oslo, Kreta, Šilutė, labas va, Portugalija, Panevėžys, Rokiškis, Marijampolė, Šakiai, Tonsberg, Airija, Mažeikiai, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Ispanija, Kaunas, wow, taip, jau faktiškai beveik visus Lietuvos miestus mes apžiūrėjom, dar yra Airija, Švedija, Norvegija, mačiau Ispaniją, Vokietiją, Jurgitą matau, Klaipėdą, super, Kaunas, Vilnius, labas vakaras, jungiamės, žiūrėkit, ačiū Dievui, nėra žmonių, kurie rašo, nematau, tik girdžiu. Labas vakaras. Gerai, tai man, jau kelios minutės praėjo. Aš nežinau, nematau, kiek komanda, kiek prisijungusių žmonių jau pas mus yra. Ar mes galime startuoti? Olanda, sveikinusi, sveika, Ernesta. Olandija. Seatlas, wow, kaip toli. Super. Na kągi, mes šiandieną susitikome rimto reikalo aptarti, šiandien mes susitikome vėl aptarti harmonijos programą. Tai mes pirmą kartą buvom susitikę šį kovą ir šį kovą aš pristatinėjau jums savo vertingiausią ar ilgiausiai kurtą projektą ir labai norėjau teoriškai pagrįsti ir papasakoti jums, kas tai, kodėl jis turi suveikti ir norėjau įrodyti jums ar įtikinti jūs pasitikėti manimi ir išbandyti. Ir tas webinaras truko 3 valandas, jūs prisimenate, tikriausiai dalis jūsų tikrai prisimenate, kad aš užtrukau pasakodama, kaip teoriškai yra pagrįsta ši programa. Tai šiandien jau teoriškai pagrįsti man jos nebereikia, nes mes jau pagrindėme ją praktiškai ir net 2 kartus, bet žinau, kad yra tokių žmonių, yra tokių žmonių, kurie mane matot pirmą kartą ir iš vis tik pamatėt reklamą, pavyzdžiui, ir atėjote. Jeigu tokių yra, papliusuokite, tiesiog galite uždėti pliusą, kad aš nepažįstat manęs ir nežinote, apie ką aš čia šiandieną kalbu ir tiesiog norite būti gražus, jaunas ir sveikas amžinai. Tai visiems, kas nematėte pirmo webinaro, visiems, kas nežinote, kas yra harmonijos programa, visiems, kas matote mane pirmą kartą, bet jums yra įdomu, komanda pripinins mano pirmo webinaro nuorodą, tai yra ilgas tikrai webinaras, kur aš daug atsakinėjau į klausimus, pliusų yra nemažai, gerai, labai gerai. Tai prašau komandos, užpininti nuorodą į webinarą, kur jūs gausite tikrai visus atsakymus teoriškai pagrindžiančius tai, apie ką aš kalbu. Bet kadangi programa jau yra
įsivažiavusi ir ji jau pati save įrodė savo veiksmingumą, tai aš manau, kad šiandien atėjo laikas kalbėti jau faktais. Ne? Ir šiandien aš jau kalbėsiu nebe teoriškai, bet aš jau grįsiu viską, ką aš kalbu, jau faktais. Tai nežinau, va, pirmojo webinaro nuoroda yra pripinta viršuje, tai visi, kas norit, pasiekite tą nuorodą ir, ta prasme, išsisaugokit nuorodą, kad galėtumėt vėliau po šio webinaro pasižiūrėti kitą webinarą ir susipažinti su informacija. Tikrai svarbu, ten yra tikrai daug informacijos, kuri padės jums suprasti ryšius jūsų kūne ir einate jūs į harmonijos programą ar neeinate, vis tiek jūs gausite tikrai daug naudos, būtent supratimo savo kūno ir supratimo to, ką jūs galite padaryti ir kuo jūs galite savo padėti. Tai va, labai faina, malonu susipažinti su merginomis, kurių aš nepažįstu ir kurios nepažįsta manęs. Tokių yra nemažai, kas teikia man džiaugsmą. Ir turėsiu gal kuo jūs nustebinti. Bet yra tikrai didelė dalis merginų, kurios jau dalyvavo harmoniją, yra didelė dalis merginų, kurios mane pažįsta iš seniau. Ir, manau, atėjo laikas rimtesniam pokalbui. Vis dar aš nustosiu niekada, turbūt, aš labai tikiuosi, kad nustosiu, kad man nebereikės apie tai kalbėti, kelti klausimą, kodėlgi žmonės kovoja su senėjimu. Ne? Ir šiaip, kol mes pradėsime, aš tai persijungsiu stories, aš jau buvau stories skaidrės, aš jau būsiu mažytė ekrane ir kol aš junginėjau, pagalvokite ir parašykite. Aš labai noriu, kad jūs pagalvotumėt, kodėl jūs čia. Ne? Ko jūs tikitės iš šio webinaro? Kodėl jūs čia? Atsakykite savo šį klausimą, jūs žinote, kad aš mėgstu analizės, aš mėgstu nagrinėti giliau ir tai man padės suprasti jūsų tašką A ir jūsų lūkestį ir tai, kaip aš galiu maksimaliai jums padėti ir klausimai, kuriuos aš galiu jums atsakyti. Iš karto nusistatome taisyklės, gerai, jūs atsakinėjate, užduodate klausimus pabaigoje, nes aš labai mėgstu atsakinėti klausimus ir aš kai pamatau klausimus, paskui aš jau nieko nebepasakoju, o pametu mintį ir atsakinėju jūsų klausimus. Gerai, tai kad viskas vyktų sklandžiai, aš pristatau jums medžiagą, kurią aš numačiau, iš tikrųjų vis tiek visą laiką darau viską pusę iš pajautimo. Kai aš klausinėjau jūsų, jūs atsakote į mano klausimus, dalyvaukite aktyviai, gerai. Ir po to, kai aš pristatysiu viską, galėsite užduoti visus savo rūpimus klausimus, stengsiuosi atsakyti į visus iš jų, gerai. Norisi transformacijų iš pokyčių, matau, gerai, labai faina, atsiminkite visus savo klausimus. Taip, aš jungiu slaidus. Jūs mane matote, ne? Apačioje. Siekiau ir truputį žinau apie jūs ir domina viskas, ką jūs pasidalinat. Labai džiugu, man viskas patinka, ką darai, nes tai veikia iškart. Rezultatas 1000%. Juhu, liuks. Vaidai, norisi transformacijų ir pokyčių. Liuks. Taip, plus. Taip, matome. Labai gerai. Na kągi. Harmonija, tai yra programa apie, kaip mes pavadinom dabar šį kartą, šį webinarą, grožio ir energijos transformaciją. Nes vis tik viskas, ką mes darom, tai yra apie energiją. Ne? Ir jaunystė yra apie energiją, ir senatvė yra apie energiją, ir džiaugsmas tai yra energija, ir veikla tai yra energija. Viskas, ką mes darome, iš tikrųjų tai yra energija. Na, o kokiagi moteris be grožių? Visos mes norime būti gražios, visos mes norime būti laimingos, visos mes norime būti jaunas ir sėkmingos. Kam skirtas šis webinaras? Iš tikrųjų, tai mes pajokavome šiek tiek, bet gal ir nepajokavome. Jis skirtas visoms moterims nuo 18 iki 120, žodžiu, jis yra skirtas visoms moteriams, kurios nori gyventi ilgą, maksimaliai ilgą ir maksimaliai skanų gyvenimą, maksimaliai turiningą gyvenimą, maksimaliai džiaugsmingą gyvenimą. Gyvenimas, kuris turi daugiau galimybių negu grėsmių. Taip, todėl, kad jau išbandžiau ir mačiau, kaip tai veikia ir koks veiksmingas dalykas tai yra. Tai būti sveikesnė, tuo pačiu gražiau atrodyti. Padaryti nuo savęs nelabai supratau, taip. Domina viskas, patinka viskas, kuo dalinatės. Man tai labai, labai svarbu. Taigi, šio webinaro programa. Iš pradžių mes pakalbėsime apie tai, kurgi slypi tos tikrosios grožio, jaunystės ir mūsų sveikatos paslaptis. Aš jums papasakosiu, kurgi visą tai slypi ir kodėl tiek daug programų ir kodėl vis tik mes dažniausiai neturime to rezultato, apie kurį svajojame. Papasakosiu, kurgi slypi ta sėkmės formulė, kaip galima pakeisti, kaip galima transformuoti tai
formulę, kurią jūs galėsite pritaikyti visos bet kurioje srityje. Apkalbėsime šį dalyką ir be abejo, aš paskui pristatysiu jums atnaujintą harmonijos programą, papasakosiu, kas šioje programoje bus kitaip, nes negaliu daryti tą patį, ne visada reikia daryti kažką daugiau. Pasakysiu, ką aš išnešiau ir iš pirmų dviejų programų ir ką norėjau patobulinti, kad rezultatas būtų dar geresnis. Taigi, toms, kas manęs nepažįstate, aš esu Marina Špak, aš esu kosmetologijos ir masažų ekspertė, aš esu autorė, savo autorinių metodikų kūrėja. Man ne tai, kad nepatinka, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus yra kūrėjas ir net kai mes esame virtuvėje ir pasiemam receptų knygą, galiausiai vis tiek mes sukūrėme savo patiekalą, ne? Ir kai mes sukūrėme savo ir aš įdedu dar kažką, tai aš jaučiu, kad tai padariau aš ten įdėjau dalelę savęs ir tai jau yra ne receptas iš knygos, o mano šeimai pagamintas mano patiekalas, ne, kuris yra, kuris paverčia mane kūrėją. Todėl faktas, kad aš nieko pati asmeniškai nesukūriau, kaip ir muzikoje, taip ir masažuose ir visame kame mes turime 7, kaip muzikoje mes turim 7 natas, taip ir visur kitur mes galime tiesiog surinkti aibę informacijos ir iš jos transformuoti kažką savo. Ne? Tuo tas pasaulis yra ir nuostabus, kad niekada nesibaigia galimybių ir variantų aibė. Ne? Mes iš visos aibės mes galime sukurti visada kažką nuostabaus ir unikalaus. Per savo praktiką aš atlikau virš 30 000 procedūrų, mes skaičiavome tai su mano sekėjais Instagrame, todėl aš tikrai žinau, apie ką aš kalbu ir surinkau nemažai statistinių duomenų, nes iš savęs esu tokia moksliukė, man patinka rinkti duomenis, man patinka juos sisteminti, man patinka stebėti ir suvedinėti priežasčių ir pasiekmių dėsnis. Aš esu natūralaus kompleksinio jauninimo metodų kūrėja. Kodėl natūralaus? Todėl, kad aš žinau, kad mūsų organizme slypi maksimali jėga ir viskas, ką mes galime sau duoti, tai iš tikrųjų ne tai, kad duoti, mes galime tik išpakuoti iš savo vidaus. Ne? Ir tik reikia atkreipti dėmesį į savo vidų, o ne į išorę. Ir tada mes galime išpakuoti tokias gelmes, kokių jūs galbūt net ir neįsivaizdavote, kad turite. Taigi aš esu įkūrusi Gražaus gyvenimo akademiją, joje čia parašyta virš 700 narių šiai dienai. Ten yra mažiau narių, nes Gražaus gyvenimo akademijos pasikeitė pats formatas, tai tapo visiškai kito profilio. Ne tai, kad visiškai kito profilio, bet tai tapo kito lygmens, sakykime, jau institucija, nesinori sakyti, ne, galima sakyti kaip ir institucija tikriausiai, ne? Mes jau turime daug daugiau dėstytojų negu anksčiau, jis yra mažiau prieinamas visiems iš eilės, jau dabar akademija talpina tik tas moteris, kurios tikrai žino, ko jos nori ir jos žino, ko jos ten atėjo ir yra pasiruošusios diena iš dienos duoti savo maksimumą. Tai nėra klubas visiems, tai jau yra akademija, kurioje žmonės siekia tikrai aukštesnių rezultatų. Aš esu sukūrus 9, ne, mes skaičiavome online kursus ir skirtingus maratonus. Iš tikrųjų ir visų šių kursų simbiozė, vainikavimas ir yra mano kursas harmonija, nes anksčiau aš kūriau, tai buvo vienas kursas limfai, kitas kursas buvo skirtas laikysenai, 3 kursas pėdams, 4 kvėpavimui, 5 dar kažkams ir moteris perka, atrodo tai, kas joms yra reikalinga, bet man visą laiką trūko tos pilnatvės, ne? Ir aš visą laiką užkompleksinį tą poveikį ir aš žinau, kad veikia tik tada, kai veikia sistema. Tu negali valyti vien tik tai dantų ir tikėtis, kad tavo žarnynas amžinai bus sveikas, ne? Ar kad tavo laikysena bus gera. Todėl man norėsiu sukurti sistemą tokią, kuri paveiks visas struktūras ir galiausiai duos rezultatą kiekvienai. Ir tuo metu, kai aš kūriau šią programą, aš kūriau ją tam, kad paveikti jauninimą, ne? Tam, kad paveikti senėjimo procesus ir išlaikyti jaunystę organizme, ne? Tam, kad padėti moteriams atsikratyti raukšlių, tai apie ką dauguma svajoja. Bet sukūrus šią programą ir kai ją praėjo pirmas srautas moterų, beveik visos jos kalbėjo, kad
raukšlės jau nebeturi tiek daug reikšmės, iš tikrųjų, yra ta raukšlė ar ne, aš visiškai jaučiuosi kitaip, aš myliu save ir myliu savo gyvenimą ir su tuo susilyginti negalėtų niekas. Ir tai buvo didžiausias bonusas tikriausiai man, kurio aš nesitikėjau iš šios programos, kad mes grąžiname moteriams meilę savo ir meilę gyvenimą. Aš manau, kad čia yra merginų, kurios praėjo harmoniją ir jos neduos man sumeluoti, kad ėjo. Ar yra tokių, kurios ėjo atsikratyti raukšlių, bet galiausiai atsikratė pretenzijų savo ir gavo tikrai ne tai, dėl ko ėjo, bet tikrai liko dėl to patenkintos. Na ir šiai dienai aš nebedėstau aukštosiuose mokyklose, aš bendradarbiauju tik su Sveikos odos institutu, aš esu dėstytoja savo autorinių masažo ir bendradarbiauju tik su jais, kadangi man labai patinka jų filosofija ir tai, kaip jie vykdo savo veiklą. Tai va, aš, Vaiva. Tai va pagrindinis klausimas, kurį aš noriu užduoti jums, kodėl žmonės kovoja su senėjimu. Kas atsakys man? Taip, yra aš tik dvi, Jolanta ir Vaiva, daugiau nėra. Kodėl žmonės kovoja su senėjimu? Iš tikrųjų, nes tai yra bene svarbiausia šiai dienai tema. Plastikos chirurgai perpildyti darbų, pramonė, būtent kosmetikos ir kosmetologijos muša visus įmanomus rekordus. Kosmetologai, ten masažuotojai, dauguma, visi turi darbo. Kodėl žmonės nori kovoti su senėjimu? Senėjimas tai liga. Ko gero, nes nori visada būti jaunas. Yra, taip, ateini į akademiją pabandyti, o po to negalės sustoti. Priklausomybių centras reikės. Grožio kultas, taip, pabandžius negalima sustoti, tiksliai pasakyti. Taip, aš tikiuosi, Indrė, čia apie Gražaus gyvenimo akademiją, o ne apie kovą su senėjimu, bet iš tikrųjų apie kovą su senėjimu tai irgi galima pasakyti, kad pabandžius nebegali sustoti. Nebepatinka vaizdas veidrodžio. Jo, kodėl jums? Jūs galite, žinokit, nes toks klausimas, kodėl žmonės kovoja su senėjimu. Kodėl jūs leidžiate pinigus, pavyzdžiui, jauninančioms procedūroms ar senėjimo sustabdymam? Kodėl jums yra svarbu išlikti jaunai? Išvaizda suteikia daugiau pasitikėjimo, gerai, kiekviena moteris, jūs parašykite, paskui mes grįšime vėliau prie tų klausimų atsakymus. Kiekviena moteris nori būti jauna, graži ir spinduliuoti jaunatviškumu. Antra, super. Išvaizdas tokia pasikėlė, nebepatinka veidas. Tas veidrodė. Aš nekovoju, gerai. O ką darai, Šarūne? Žmonės, kurie nekovoja, jie vis tiek kažką daro. Nebūna taip, kad mes nieko neveikime, ne? Bet skirtumas tas, kad veidas būtų be raukšlių. Skirtumas tas, kad vieni jo skiria dėmesį kovai, ir tai daro iš baimės, kiti daro iš meilės, ne? Vieni daro, kad nebūtų blogai, kiti daro, kad būtų gerai. Vat ir visas skirtumas, bet iš tiesų mes darome beveik faktiškai tą patį. Noras ilgo ir kokybiško gyvenimo, pasitikėjimo duoda tai, kaip tu atrodai. Kai jautiesi graži, tada jautiesi ir laiminga. Juk metų nejauti kiek turi, o išvaizda parodo. Nepatinka savijauta matant senėjimą, man svarbu išlikti kiek ilgiau sveikai. Tai va, iš tikrųjų visi jūsų atsakymai nėra galutiniai. Tai, ko jūs siekiate, nėra parašyta nei vienos jūsų atsakymė. Ne? Ir pasitikėjimas, ir patikti savo. Man norisi patikti savo, bet kam? Ir jeigu mes išsikapstysim iki giliau, mes tikrai atrasime savo atsakymą. Mylėdama save, rūpiniesi savimi. Vaizdas veidrodėje kelia diskomfortą ir veidrodis tampa priešu. Tai va, tai dažniausiai tai ir yra problema, kad vaizdas veidrodėje kelia diskomfortą ir veidrodis tampa priešu. Todėl žmonės pradeda kovoti iš tikrųjų ne su senėjimu, o kovoja su senėjimo apraiškomis. Ne? Visos mūsų plastinės chirurgija ir injekcijos ir grožio procedūros dauguma, ne? Tai yra bandymas kovoti su senėjimo apraiškomis. Tai kaip žmogus jaučiasi viduje, rūpi net taip daug kam.
Tikrai yra, aišku, dalis žmonių, kuriems tai rūpi ir kurie stengiasi vardant savo geros savijautos. Ir jie supranta, kad senėjimas ateina ne iš išorės. Senėjimas yra ne iš išorės į vidų, jis eina iš vidaus į išorę. Bet dauguma stengiasi aptvarkyti fasadą. Nematau raukšlių, ale patinka veidrodyje man vaizdas ir tada viskas gerai. Bet dėl ko, vardan ko mes tai darome? Ne, kai aš paklausiu jums, vardan ko jūs darote tai? Ar vardan savęs, ar vardan kitų žmonių? Ir visi žmonės, kurie eina į grožio procedūras, dažnai sako, aš noriu dėl savęs, kad aš patikčiau savo veidrodyje. Nu, ta prasme, darau tai dėl savęs. Bet, ne, įsivaizduokime namą. Mes turime namą, kuris griūva, pūva iš vidaus. Ne? Bėga jau vamzdžiai, šildymas nebeveikia, ne? Įsimetė pelėsis, ne? Viskas viduje griūva, o mes klinkerių dėliojame iš išorės, kad neišėjus į lauką, ne, žiūrint į veidrodį, nematyti, kad kažkas yra blogai. Jeigu mes nesirūpiname namo vidumi, o rūpinamės tik išorę, ar mes galime pasakyti, kad mes mylime tą namą, ir kad mums gera gali būti jame gyventi. Mums gali būti išorėje gera, ne? Parodyt kaimynui, sakyt, pažiūrėk, koks namas fainas, pažiūrėk, koks gražu. Praeiti, ne? Žiūrėti iš vidaus, kaip kiti žmonės žiūri, praeidami į mūsų namą. Bet ar mums pačioms, ar mums patiems, ne? Ši programa skirta moterims, todėl galiu sakyti drąsiai, mums pačioms iš tikrųjų yra gera gyventi name, kuris griūva iš vidaus. Ar jūs tikrai galvojate, kad jaunystė atrodo štai taip? Ar tikrai manote, kad jaunystė ar jaunas veidas tai yra tiesiog veidas ne jaunas, kad jaunas žmogus yra tikrai tas, kas tiesiog neturi raukšlių? Turėti didelius paburkimus ir neturėti nei vienos raukšlės yra visiškai easy. Aš galiu organizuoti kiekvienai iš jūsų veidą be raukšlių. Bet ar iš tikrųjų jūs jausitės jaunesnė? Ar iš tikrųjų jūs būsite jaunesnė? Ir kasgi iš tikrųjų yra ta jaunystė? Nes senėjimas iš tikrųjų viduje, ne, pats senėjimo, kūno senėjimo procesas atrodo štai taip. Ir ar tikrai mes kalbame apie odą? Ar tikrai mes kalbame apie sluoksnius, su kuriais dirba kosmetologija? Ir iš tikrųjų, ar mes tikrai netgi kalbame apie sluoksnius, su kuriais dirba plastinė chirurgija? Ar plastikos chirurgas gali sutvarkyti jums kaulų rezorbciją? Ar jis gali sutvarkyti jums pakitusius sąnarius, ar jis gali sutvarkyti jums visą jūsų raumenų disfunkciją. Aš manau, kad tikrai ne. Senėjimas prasideda daug giliau. Ir jeigu mes norime paprieštarauti senėjimui, mes turime pradėti daryti tai iš vidaus. Ir apimti visą kompleksą procedūrų. Ar nesvarbu rūpintis oda? Tikrai ne. Gyventi name, kuris viduje yra išpupulintas, visas yra toks fainas, o iš išorės yra sugriuvęs, nu aš manau irgi bus nelabai, ne, faina. Ta prasme, visas purvinas, langai nevalyti, viskas yra negerai, tai tada ir pačiai kažkaip jau taip ir gėda atrodo, ne, ir nemalonu, norisi išeiti ir pravalyti. Ne, aš ten kažkur įdėjau nuotrauką palyginimo. Sekundę, kažkur norėčiau palyginti, nes kalbu, kur, va. Tas pats, ne? Ar namą aš pasakiau, šiuo atveju mes galime kalbėti apie automobilį. Ar mums nesvarbu, kad automobilio išorė būtų švari, tikrai svarbu, jį reikia ir papoliruoti, ir jis tada jame labai smagu važiuoti. Faktas, kad ir mums, kai mes išorėje atrodome gražus, ne, kai mes jaučiamės gražios, labai daug visokių dalykų sekasi daug lengviau, ne, gražiems žmonėms viskas sekasi sakykime, žmonėm, kurie jaučia, matosi, kad žmogus rūpinasi savimi, ne, grožis yra labai tokia sąlyginė sąvoka. Žmogus, kuris rūpinasi savimi, jis pasitikė savimi. Mes nešame save visai kitaip, ne? Nusiperki naują rūbą, ar išeini iš kirpyklos, nesvarbu, kad esi ten pasidažius ar nepasidažius, jau visai kitaip neši save, negu kad įeini į tą kirpyklą su bizelė, kažkokia galvos, pasislėpus ten pakampiais bėgi į tą kirpyklą, tokioje, aš kartais šaknis atauga, jau žilų plaukų yra ir vis tiek vaizdelis yra netoks. Bet kai aš išeinu, oh my god, jūs matytumėt, kokia yra mano eisena. Jo, tai yra labai, fasadas yra svarbus.
Bet jeigu aš einu ir man skauda, jeigu aš einu ir man pučia pilvą, jeigu aš einu ir man traukia vieną šoną, jeigu aš nemegau pusę nakties, nes man skauda petį, aš negaliu, nežinau, kur kaip rasti ranką padėti, kokią padėtį, kaip padėti tą pagalbę, kad man neskaudėtų, aš prisimenu puikiai tuos laikus, kai aš ištiesiu ranką ir ieškau padėties, kad man neskaudėtų to peties. Galiausiai aš iš ryto atsibundu neišmiegojusi, aš atsibundu suirzusi, ne, aš atsibundu nelaiminga, bandau prisigerti kavos, kad bent kaip save pažadinti, nes man yra, ta prasme, man yra blogai, nėra energijos, gyvenimo džiaugsmo jokio, tai tada mano fasadas gali būti belekoks. Aš niekada negalėsiu pasidžiaugti tuo, ką aš turiu iš išorės. Todėl mano tikslas ir mano pagrindinė mintis yra absoliutus sisteminis darbas. Šiandieną mes pasižiūrėsime, ką mes galime padaryti dėl savęs, kad užtikrinti, kad rezultatas būtų ir būtų jis ilgalaikis. Kas iš tikrųjų yra jaunystė? Toje sekundė patikti veidrodėje tik dėl kitų. Taip, dėl geros savijautos. Puiku, kad gerai jaučiuosi. Labai gerai. Aš priimu save, kokia esu ir labai myliu save, labai gerai, bet priimti save tokią, kokią esu, galima skirtingai, ne? Galima priimti save tokią, kokią esu, duoti savo visišką šlamštą, valgyti nuolat šlamštamaistį, gerti alų nuo ryto iki vakaro, priimti save tokią, kokią esu, neplauti galvos, nes, taip yra natūralu, ne? Ir sakyti, kad aš džiaugiuosi. O galima priimti savo amžių tokį, koks jis yra, jis tikrai eina į priekį ir nieko mes su tuo nepadarysim ir duoti savo maksimum gėrio. Yra du skirtingi priėmimai savęs. Jeigu aš žinau, kad aš daviau savo maksimum gėrio, aš žinau, kad aš galiu iš savęs tą gėrį pareikalauti. Bet jeigu aš savo nedaviau, o aš vien reikalauju, tai aš viduje visada esu susipykusi su savimi ir aš niekada nebūsiu laiminga. Ir laimingos manęs negalės padaryti nei vyras, nei vaikai, nei darbas, nei šūnys, nei draugės, nei dovanos, niekas. Nes aš viduje žinau, kad aš neduodu savo, o tik reikalauju. Reikalauju vardan kitų, reikalauju vardan darbo, reikalauju, o galiausiai nieko negaunu. Esu praėjus šią pamoką labai skaudžią ir tikrai manau, kad ne viena aš esu pajautus tą momentą, kai tu gyveni dėl kitų ir galiausiai pasižiūrėjai į veidrodį ir galvoji, o kam? Vardan ko visą tai. Taip, nesinori atrodyti vyresniai nei biologinis amžius, norisi senti pagal amžių, kaip minimum. Sveikos, soriukos vėluoju, no problem. Taip, tikrai ar šitas kursas tinkamas ir vyrams, ne? Aš taip suprantu, Vitalija klausia. Be abejo, vyras gali daryti kartu, bet šis kursas sukurtas moterims, nes jis yra sukurtas pagal moterų psichologiją. Ar pratimus gali daryti vyras? Tikrai gali. Tikrai gali prisijungti, bet ar jis gali nusipirkti kursą ir dalyvauti? Ne. Atsiprašau, oi kaip vėluoju, jokių problemų, viską galima bus peržiūrėti. Tai va, kas iš tikrųjų yra jaunystė? Aš sakau, kas yra jaunystė. Man jūs galite pritarti arba nepritarti. Man jaunystė yra, kai gerai funkcionuoja visos mano organizmo sistemos. Gerai funkcionuoja mano oda, nes tai yra absoliuti sistema. Ne? Kai aš neturiu bėrimų, kai aš neturiu spogų, kai aš neturiu išsiplėtusių porų, kai mano oda jaučiasi pridrėkinta, ne, ir sveika, ir skaisti. Tai viena. Kai mano širdies ir kraujagyslių sistema veikia puikiai. Kai mano žarnynas funkcionuoja tobulai, kai mano moteriška sveikata funkcionuoja irgi puikiai, ne? Kai mano ten kvėpavimo sistema, aš galiu bėgti ten daryti viską ir aš kvėpuoju ir man yra gerai. Kai mano šlapimo, žodžiu, visos mano sistemos veikia puikiai, tada aš jaučiuosi jauna. Kai aš turiu daug energijos, aš jaučiuosi jauna. Jeigu aš atsikėliau ir man niūru, jeigu aš atsikėliau, energijos neturiu, ta prasme, nežinau, ką užsiimti, ką, sakau, kelintą puodelį kavos išgerti, nes man yra negerai, tai aš tikrai nesijaučiu jauna. Kokia graži aš iš išorės bebūčiau, mane gali dažyti nuo ryto iki vakaro, sukti plaukus, rengti gražiausiais rūbais. Jeigu aš neturiu energijos, aš jaučiuosi sena.
aš jaučiuosi pasenusi. Aš negaliu pasidžiaugti tada, ne tuo, ką aš turiu. Kai mano atmintis yra gera, gal ne tiek atmintis, kai mano galva veikia puikiai, ne? Kai aš galiu skaityti, atsiminti, pertikti informaciją, dirbu, planuoju, svajoju, ne? Tai kai veikia puikiai galva, aš jaučiuosi jauna, ne? Skaisti ir lygi oda, tai yra faktas, tai yra jaunystės apraiška ir mes maksimaliai galime tai turėti. Bet ar aš tikiuosi, kad mano veido niekada nepalies raukšlės? Ne, taip nebus ir aš puikiai tai suprantu. Ir šiai dienai atsiranda tai čia raukšlė, tai dar kažkur. Tiesiog aš turiu įrankių komplektą, kuris padeda man sumažinti. Tai atsirado, aš padirbėjau ir maksimaliai turiu gerą efektą. Bet aš esu pagristų lūkesčių adeptė, nes nepagristi lūkesčiai visą laiką mumis kelia į nusivylimą, todėl aš žiūriu į gyvenimą labai kaip pozityviai, bet vis tik realistiškai. Mes visi pasensim ir tikriausiai visi mirsime. Galbūt kažkas įvyks, nežinau kas, bet tikriausiai mes visi mirsim. Čia yra, nežinau, ar gera ar bloga naujiena, bet, sakau, tas grožio, tas jaunystės kultas yra pastatytas ant žmonių prigimtinės baimės mirti. Nes iš pradžių visus privertė bėgti ir nejausti gyvenimo, ne? Mes visi sakome, ai, taip greitai praeina laikas, pirmadienis, penktadienis, nauji metai, ten nauji metai vasara, nauji metai, ne? Mes taip ir gyvenam ir gyvenimas sukasi greičiau, žmonės nebespėja gyventi, ne? Ta frazė būti čia ir dabar visiems atrodo tokia jau pažįstama, bet kiek iš jūsų suvokėte, ką reiškia iš tikrųjų būti čia ir dabar, kaip dažnai jūs savo tą leidžiate, kaip dažnai mes savo tą leidžiate. Ir žmonės iš pradžių privertė nejausti gyvenimo, bėgti per gyvenimą bėgte, o paskui privertė, nes kai kas bijo mirti? Bijo mirti žmogus, kuris nepatyrė gyvenimą. Žmonės, kurie pilnumoje patyrė gyvenimą, kurie jautė, kad jų gyvenimas yra vertingas, kad jis buvo pilnas, kad jis buvo prasmingas, jie nebijo mirti. Jie dažniausiai būna ramus išeidami. Bet žmonės, kurie nepajutė, aš dar nepagyvenau, aš, kaip mirti, kai aš dar nepadariau tą, nepatyriau tą, aš nieko nepadariau, mano gyvenimas neturėjo vertės. Ir žmonės bijo mirti, ne? Tai iš pradžių jos priverčia nepajausti vertės, paskui jiems sako, tugi mirsi, ir ant tos baimės mirti, jiems sako, bet mes galim tau padėti, niekas, tu nesuprasi, žiūrėsi į veidrodį ir galvosi, kad tu vis dar jaunas, bet apgaulė. Ta prasme, tai yra absoliučiai laikinas dalykas. Ir toks gyvenimas saviapgaulėje, tai tik atrodo, kad mums pavyksta save apgauti. Bet dažnai tie žmonės, kai sako, man viskas gerai, ir kai biškai pradedi terapinti psichologiškai, 2 minutės ir pas to žmonės labai stipriai pilasi ašaras. Labai, tai būna labai skaudžiai. Marina, ar galite išduoti, koks jūsų amžius, atrodote puikiai? Aš esu 41, beveik 42 metų amžiaus. Be abejo, mano amžius nėra paslaptis, mano amžius yra mano draugas, nes kuo daugiau man metų, tuo daugiau gyvenime aš galiu. Bet faktas, kad visą mūsų gyvenimą mes vertiname per emocijas. Iš to, kokias mes emocijas patiriame. Visi mūsų prisiminimai yra apie emocijas. Viskas, ką mes darome, pirkiniai, dovanos, darbas, atostogos, viskas, ką mes prisiminam, netgi kai būna, žinot, man kelis kartus buvo, kai prabėga gyvenimas pro akis, kai atrodo, kad tu esi mirties lenkščio, visą laiką prisimeni ryškiausius momentus, kai tau buvo blogai, kai buvo blogiausios emocijos, geriausios, kai buvo vau, kai buvo ašaros, ar kai buvo džiaugsmas, ar kai buvo vau. Tik tokius momentus mes prisimename, nes tik jie įsirėžia mums į atmintį. Bet kai, pavyzdžiui, jeigu aš buvau sirgau, ar buvau labai užimta, arba labai bloga nuotaika, ir man atėjo padovanojo dovaną, kurios aš ten svajau, bet man buvo ne iki jos, pavyzdžiui, ačiū labai, padėk ten kur nors nuošaliai. Ar ši dovana, ar aš ją prisiminsiu? Ne, ji eis ir praeis ir aš niekada negalėsiu pasidžiaugti. Tai va, visas mūsų gyvenimas yra emocijų rinkinys. Bet gera ar bloga naujiena yra ta, kad viskas, mes emocijas galime patirti tik per mūsų kūną. Tik per kūną mes galime patirti emocijų. Jeigu kūnas yra myręs, viskas baigta su emocijomis, nieko nebus. Ir tai yra vienintelis instrumentas padovanotas mums Dievo, per kurį mes galime pajausti emocijas. Ir supraskite, jeigu jūsų kūnas yra
nuolat pavargęs, jeigu jūsų kūnas yra sergantis, jeigu jūsų kūnui skauda, su kuo gyvena labai daug žmonių irgi, ne, arba jeigu jūs iš vis nejaučiate savo kūno, jūs negalite patirti emocijų, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Ir mano komandos viena iš dalių, mes šiandieną kalbėjom, prisiminėm su ją. Kai mes pradėjom dirbti su ją, tada aš dar dirbau kaip kosmetologė ir ji buvo tokios būsenos emocinės, kad ji man sako, aš nesuprantu, ar man šalta, ar man šilta. Aš nesuprantu, ar aš noriu valgyti, ar aš nenoriu valgyti. Aš nesuprantu, ar aš noriu tualetą, ar ne. Ir tai yra klaikiausia būsena. Tai buvo jos dugnas, ačiū Dievui, nuo jo jį atsispyrė, kylo ir pakilo taip, kad dabar šiai dieną ji yra mano kaučerė. Tai mes tai gyvename kito, kad šiai dienai ji kaučina mane ir ji man yra labai autoritetingas žmogus, bet kažkada ji buvo tokioje duobėje, į kurią ji pati davedė save. O atėjo į su užklausą, Marina, aš taip pasenau, padaryk ką nors. Bet kol mes darėme ką nors čia, mes pradėjome kapštyti vidų. Ir panas, kol mes neiškapštysime vidaus, išoriniai pokyčiai, jeigu ir bus, tai jie bus neilgi ir jie niekada net neš jums džiaugsmo. Kodėl va šitos moteris dažniausiai va taip save išdarko, galiausiai jos nebejaučia saiko tose injekcijose, nes viduje yra Ir kiek tu besileis, tai trumpam duoda kažkokią tokią gerą emociją, bandai už jos užsikabinti, o jinai jau ėjo ir praėjo. Ir reikia vėl kažko, ir vėl kažko, ir vėl kažko. Tai vat mano mintis ir mano noras padaryti taip, kad viduje būtų taip gera, kad kiekvienas pliusas, kuris atskrenta, sumažėjusi rūkšlelė, padidėjus plaukų apimtis, paputlėjusios lūpos, ten atsivėrusios akis ar kažkas, kad tai teiktų tokį džiaugsmą, kad tai nebūtų kažkoks toks kaip skolos grąžinimas. Žinot, kai seniai buvo skoloje kažkas ir galiausiai atneša jums tos 10 litų, o tai jau ar 100 litų, kurie jau 100 metų nuvertėjo, jums jau nebeįdomu, nes tai nebeturi vertės. Bet kad tai būtų wow, mega bonusas ir kad tai išliktų ilgam. Tai va, bet kurią emociją formuoja judesys. Jeigu jūs sustingę, jeigu jūs sušalę, jūs negalite jausti emocijų. Todėl, kaip minimum, einate jūs į harmoniją, ar šiaip gyvenate, ar ką bedarytumėt, pradėkite judėti. Tai yra pagrindinė mano rekomendacija. Jums tiesiog, jeigu nežinote, nuo ko pradėti, pradėkite nuo judėjimo. Bet šiaip sporto salės yra perpildytos. Visi ar bebėgioja dirba su svoriais, pilatesas, dar kas nors. Salės perpildytos, bet perpildyti ir gydytojai, perpildyti masažuotojai, perpildyti kineziterapeutai, perpildyti psichologai, perpildyti raganos, visi perpildyti. Kodėl mes atrodo sportuojame? Tikrai nėra taip, kad žmonės nesportuotų. Kodėl nėra rezultatų? Nes nėra sistemos, nes žmonės labai dažnai nekreipia dėmesio į priežasties pasekmės dėsnius mūsų kūne, nes mūsų kūne viskas priklauso nuo visko, ten sekantis bus paveiksliukas, mes atrodome kaip šis žmogeliukas, kur patrauk už vienos virvutės ir sukrenta visa sistema į šią pusę, patrauksi į kitą pusę, viskas sukrenta į tą pusę. Ir jeigu aš noriu patempti čia, aš turiu žinoti, kokios struktūros yra atsakingos už mano skruostus. Visa ta informacija yra tame webinare, apie kurią aš kalbu. Visi, kam reikia informacijos teorinės, kaip mes sustruktūruoti, keliaujat pasižiūrėti to webinaro. Bet aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad mes esame sistema ir viskas, pas mus sujungta viskas. Kiekvienas raumuo jis tikrai nėra, izoliuotas, jis priklauso nuo visos struktūros raumenų, yra jėgos linijos, yra fasinės grandis ir tam, kad pakelti vieną skruostą, tu turi tiksliai žinoti, nuo kur pradėti, ir kad reikia pradėti, pavyzdžiui, nuo pėdų ir paskui kilti į viršų ir tik tada, kai jau apačioje yra atlaisvinta, aš galiu patempti skruostus ir padaryti taip, kad mano veidas atsivertų. Taip, bet tą reikia suprasti, šioje skaidrėje yra pavaizduota, kad jeigu tavo yra pertemptų, pavyzdžiui, krūtinės raumenys, mažasis krūtinės raumuo, didysis krūtinės raumuo, pečiai užsivertę, tai tavo nugaros raumenys bus per silpni ir tu visada turėsi kuprą. Ir daryti ten pratimus nugarai, neatlaisvinus raumenų, kurie yra pertempti pradžioje, yra bergždžias darbas. Tu tiesiog dar labiau išvarginsi savo nugaros raumenis, galiausiai turėsi problemų su kaklu, galiausiai turėsi problemų su juosmeniu, protruzijos išvaržos, valio, operacijas. Mes taip ir judam iš tikrųjų labai dažnai.
Tas pats ir su pilvu. Nori turėti gražų pilvą, plokščią, daro preso pratimus, o preso pratimai šiuo atveju neįmanomi, daryti jų neįmanoma, nes pertemptas yra juosmuo ir kol juosmuo pertemptas, pilvo raumenys neveiks. Kol neveikia kvėpavimo sistema, aš vėlgi labai plačiai apie tai pasakoju, kol jūs nekvėpuojate, kol neveikia normaliai pilvo ertmės ir krūtinės rastos diafragma su dubens dugno diafragma, kol mes neįjungiam šį procesą ir neįsijungia skersiniai pilvo raumenys, giliausias sluoksnis, kuris sutempia visą mūsų juosmens korsetą, pumpuoti priekinius raumenis yra nesąmonė. Todėl mes turime tiek diastazių po gimdymo ir kaip panos pagimdo ir pradeda pumpuoti ar daryti ten kegelį ir toliau, mes visi dirbame dar baisiau. Tai jeigu norite kažką daryti, raskite specialistą tada, kuris supranta, kaip tai veikia. Nes darydamos veiksmus padrikus, labai dažnai mes dar daugiau prisidirbame, negu kad padedame savo. Super gai jaučiuosi, nes pusę metų sportuoju su Marina, kiekvieną rytą skaistėm, ačiū labai, man labai smagu. Tai va, tai prieš darant, skirkite tada laiko tam, kad išsinagrinėti visus mūsų kūno visus ryšius ir priežasčių pasiekmių dėsnius mūsų kūne. Aš nagrinėjau šias priklausomybės ir šios ryšius bemaž kokie jau 12 metų. Tai yra galimybė pasinaudoti mano žiniomis, arba galite nagrinėti pačios, bet aš maldauju, nedarykite, jeigu nesuprantate, ką darote. Ką daryti, kai pilve dažnai jaučiu mėšlungį, dažniausiai sėdint. Živilė, aišku, reikia klausti, reikia nagrinėti giliau, apie ką yra mėšlungis, kur traukia, dažnai tai gali būti, ar tai yra po šonkauliais, ar tai yra ties mūsų apačioje, ties gimda, depends, aš negaliu išburti iš to. Ir gal galima pakartoti pirmojo seminaro nuorodą, ji yra prikabinta, aš taip suprantu, viršuje, komanda. Ji kabo viršuje, Jolanta, kabo viršuje, pirmojo webinaro nuorodą, taip ir parašyta, pirmojo webinaro nuorodą, pasižiūrėkite. Živilė, pabaigoje galite užduoti klausimą, bet suformuluok gerai, kas manęs nepažįsta, visų bendravimo metu aš bendrauju tų formatų, kad nuimti va tą jūs tamsta mokytoja, kad nebūtų gerai. Ir aš atsakysiu, kai jau bus klausimų gerai sesija pabaigoje, kad aš dabar neatsiskirčiau ir mes galėtumėm viską praeiti. Tokius asmeninius klausimus palikime po to. Taigi, yra 5 jaunystės pamatai, ant kurių stovi visa mūsų sveikata ir visa mūsų jaunystė. Tai yra laikysena. Jeigu mūsų laikysena yra prasta, jeigu pečiai yra užsivertę, jeigu kojos, jeigu pėdos yra užsivertusios, dubuo yra pakrykęs, jeigu jūsų dubuo yra išsivertęs, jums sunku bus parodyti, dubuo pavirtęs į priekį, įsivaizduokit, aš verčiu dubenį į priekį, mano pilvas automatiškai iškrenta. Pilvas iškrenta, juosmuo pertemptas, ir kai pilvas yra iškritęs, mano diafragma, aš nebegaliu normaliai kvėpuoti. Ir Živilė, čia bus diafragmos spazmas 99%, nes ji norėtų veikti, bet veikti normaliai ji negali, kai dubuo yra išsuktas į priekį, tai yra neįmanoma. O viduje pas mus yra visi mūsų organai, viduje žarnyne yra apie 600 limfmazgių, ir jeigu diafragma neprapumpuoja, jeigu neišsiubuoja visus mūsų vidaus organus, jeigu neprapumpuojami yra limfmazgiai, visas nutekėjimas nuo kojų sustoja, ten atsiranda varikozė, viduje, pas mus viskas sustoja, ten yra mūsų visos moteriškos sveikatos problemos atsiranda, miomos, ten polikistozės, visos endometriozės ir panašiai, nuolatinis pilvo pūtimas, nuolatinės problemos su žarnyno veikla, skrandis streikuoja, žodžiu, inkstai streikuoja, viskas yra blogai vien dėl to, kad laikysena yra prasta. O kiek žmonių skiria dėmesį laikysenai? Tam, kad atverti pečius, pradėti mums reikėtų nuo pėdų. Tai jeigu jūs domėsite savo laikyseną, būtinai pradėkite domėtis nuo to, kodėl reikia dirbti su pėdomis. Ir laikysena tai bus jūsų bazė. Laikysena kartu fascijos, kad jos ir eina ten 4, atsakau, ten eilė. Čia nėra taip, kad kažkas, aš vis bandau pagalvoti, kas yra svarbiau, bet taip viskas yra susiję tarpusai, kad aš negaliu sugraduoti jų, pavyzdžiui, čia yra pamatas, čia yra ten aukščiau, viskas yra svarbu. Nėra taip, kad kažkas čia būtų mažiau svarbu. Fascijos, mes esame įvilktos į fascijas kaip į kokį tokį guminį kostiumą, iš guminių plonų gumyčių, sakyčiau, tokių plonų, žinot, kaip būna
gal, nu, tarkim, ten, kai būna gal pinigams surišti, bet daug jų yra. Mes visi išraizgyti esame, va tokių gumų, į juos įsipina mūsų raumenys, ne, raumuo įsipina į fasciją ir fascija eina toliau ir įpina kitus raumenys ir kitus, ir todėl, pavyzdžiui, tempiant vienoje vietoje, mums susitempia visa grandis. Tai tame webinare, man taip atrodo, aš pasakoju šiek tiek plačiau apie jėgos linijas, bet, nu, daug labai papasakoti nepavyksta. Yra atitinkami mokymai. Dabar anatomijos mokymuose mes tai eisime. Deja, neturiu galimybės papasakoti labai plačiai apie tai. Bet darbas su fascijomis ir su laikysena yra must do. Jeigu dirbate savarankiškai, susiraskite fascijinę gimnastiką. Aš manau, kad tikrai, nežinau, ar lietuvių rinkoje yra, bet fascial gymnastics, ten ar fascial workout, tikrai gali susirasti rusų rinkoje, ukrainiečių, ten jie irgi yra labai daug prifilmavę. Aš atsakyti už kokybę dėja negaliu, bet ieškokite fascinės gimnastikos, ieškokite pratimų pėdoms, pratimų laikysenai ir jau pamatysite, kaip gyvenimas sužibės kitomis spalvomis. Kvėpavimas ir limfa. Čia irgi, kas svarbiau, kas pirmiau, višta ar kiaušinis. Nes kai stovi mūsų limfa, kai nėra skysčio normalaus judėjimo, mūsų organizme prasideda nuolatinis uždegiminis procesas. Mūsų skysčiai turi nuolat prajudėti, mes turim nuolat išsivalyti nuo visų toksinų, išsivalyti nuo visų metabolitų, išsivalyti nuo visų rūgščių liekanų, nuo visko mes turime nuolat išsivalyti, nes kitaip mes gaunasi viduje vidinė intoksikacija, mes absoliučiai nuolat apsinuodė. Kokią energiją mes galime turėti, kai mes esame nuolat apsinuodėjimą. Apsinuodėję. Tikrai apie jokią energiją mes negalime kalbėti. Įsivaizduokit, pastoviai esate apsinuodėjusi, bet laukite, kad bėgsite, jausite lengvumą, aš džiaugsiuos ir svajosiu ir planuosiu, taip nebus. Turi prasivalyti. Tam mes turime gerti pakankamą kiekį tyro vandens, nesriubos, nesulčių, nes organizmas vėlgi turi eikvoti jėgas tam, kad tai atskirti ir panaudoti savo vandenį. O kai limfa jūsų stovi, jis visas savo jėgas išeikvoja tam, kad sutvarkyti tas uždegiminius procesus, nes visur, kur tik sustojo, ten vystosi uždegiminis procesas. Ten vyksta patinimas, paburkimas, viskas sustojo ir vyksta uždegiminis procesas, bet uždegimai yra must do. Gesinti gaisrą yra daug svarbiau negu užtikrinti jaunystę. Arba užtikrinti odos puikią savijautą. Tai jeigu viduje viskas dega, organizmas gesins gaisrus, o nerūpinsis jūsų odos lygumo, odos skaistumo, spalva ar jūsų plaukų gausumo ir panašiai. Tai tam, kad vyktų sklandžiai procesai, mes turime užtikrinti, kad organizme pakankamai vandens ir kad limfa juda gerai. Kaip gali judėti limfa? Pagrindinė limfos pompa yra kas? Mūsų diafragma. Tik diafragma gali judinti normaliai, užbūstina limfos procesą. Visi kiti raumenys turi dirbti taip pat, nes tik jie savo susitraukimais išpumpuoja limfą ir verčia ją judėti. Bet dingo vaistas ir garsas. Ar čia tik Laurai, ar čia visiems? Viens. Taip, Jolita, palikite klausimus pabaigai, gerai, nes jie eis ir praeis, gerai? Nedingo, viskas gerai, ok. Tai tam, kad užbūstinti limfą, mes turime išmokti taisyklingai kvėpuoti. Dauguma žmonių kvėpuoja kaip pečiais. Apie kvėpavimą irgi, nueikite į webinarą, pasižiūrėkite, aš tikrai daug kalbu apie kvėpavimą, todėl labai čia neišsiplėsiu. Bet tam, kad turėti gražų, sveiką kūną, jauną, mes turime užtikrinti, kad mūsų laikysena yra gera, mūsų fascijos yra elastingos, mūsų limfa veikia puikiai, o bet tam mums reikalingas yra kvėpavimas. Be normalaus diafragminio kvėpavimo, ne treniruotėse, bet tiesiog mes tikrai neturėsime nei kūno be patinimų, nei rytinių paburkimų, nei atsikratyti, nei buldogo žandų, nei atsikratyti nieko, nes tai yra susikaupęs vanduo. Ir be abejo, praeito webinaro metu aš neįkėliau maistą, nes aš kalbėjau apie struktūrą, apie funkciją, bet šį kartą aš supratau vis tik, kad kaip be maisto, kokia bebūtų jūsų laikysena, kokios bebūtų fascijos negali būti geros, nes jeigu mes valgome nesąmonės, iš ko toms fascijoms statytis, jeigu mes valgome šlamštamaisti, nebus normalių nei raumenų, nei odos, nieko nebus. Todėl maistas, tai ką mes valgome, tuo mes ir tampame, ne veltui sakoma.
Dėl maistas, taip, tai irgi yra vienas iš esminių momentų. Taip, kodėl pasidaro? Pas mane irgi nerodo, bet kitiems veikia. Pabandykite išeiti ir vėl įeiti tada, mergaitės. Taip, čia ryšiuosi. Tai va, kaip ir sakiau, sveikata tai yra jaunystės ir laikysena, tai yra jaunystės ir sveikatos indikatoriai. Tai yra mergina skiria turbūt kelios sekundės, ne, atsistoja vienaip, mes atrodom vienaip, iškart nukara ir šonai, ir žandai buldogo, ir atsiranda ir pagurklis ir visa kita, tik išsitiesiam, tik prailginam kaklą ir žiūrėk, ir pagurklio nebėra, ir jokių buldogo skruostų, nieko nebėra. Na, o anksčiau aš turėjau rodyti, va, štai tokius paveikslėlius, bet šiai dienai aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu jau pasidalinti su jumis realiais vaizdais ir ačiū merginoms, kurios dalyvavo harmonijoje ir leido pasidalinti, nes tai yra tikrai labai svarbu rodyti ne kažkieno rezultatą, o parodyti tikruosius vaizdus. Tai mes pradedam. Štai pirmoji mūsų mergina, kuri laimėjo žiūrovų simpatijų konkursą, viskas vyko Facebook'e, yra Facebook'o grupė, kam reikės, nežinau, arba paskui gal nuorodą į Facebook'o grupę kelkite, irgi gal merginos nėra Facebook'o grupė, buvo sukurta grupė. Iš tikrųjų, pradžioje mes harmonijai, kai aš testavau ją, mes su komanda, aš dar turėjau komandą kitą, mes atrinkome savanorių grupę, su kuria aš dirbau kelis mėnesius nemokamai, mes testavome, ar bus rezultatas, tai vat buvo 7, kiek yra, jau dabar pamiršau vienas, Vaiva, Elvyra, Evelina, Monika, Virginija ir palaukit, Vaiva. Kiek buvo? Man taip atrodo 7 buvo. Ne 5 tikrai buvo, palaukit. Vaiva. Monika, Virginija, Evelina ir 6 jis buvo, reiškia 6 buvo merginos. Tai va, ir visi stebėjo, buvo kaip reality show ir mes padarėme rezultatą ir tai buvo mūsų didysis laimėjimas, jo, taip pat merginos, čia jau buvo jų pastebėjimas, kad pasikeitė gyvenimas totaliai ir iš tikrųjų viską labiausiai pakeitė, žinote, kas kėlimasis 5 ryto, nes kai jos atėjo programą, čia buvo viena iš sąlygų, kad jos turės keltis 5 ryto ir visos sakė, ne, aš esu aš pelėda, aš tikrai negalėsiu keltis 5 ryto ir galiausiai viena pradėjo keltis, ten Virgutė mūsų pradėjo keltis, man taip atrodo pirma ir jis, gerai, pabandysiu ir aš ir galiausiai visus pradėjo keltis 5 ryto ir tai buvo didžiausias laimėjimas, pakeitęs visą jų gyvenimą, ne? Kartais reikia tiek. Nes tu atsikeli 5, visa šeima miega, tai yra laikas savo, tai yra laikas bendravimui su pačia savimi, kai nereikia bėgioti, kai nereikia nieko ten ruošti, pusryčių ir panašiai, kai tu girdi save ir gali duoti savo maksimaliai laiko. Ir kai tu pradedi rytą nuo savęs, visa kita diena jau būna visai kitokia. Tiesiog šiek tiek atsikelti anksčiau, atrodo, kad bus mažiau energijos, kad bus mažiau, ne, energija gamina energiją. Kuo daugiau jūs miegat, tuo daugiau jūs neišsimiegat, tuo daugiau energijos jūs tikrai neturite, nes aš tikrai žinau, kad būna dienų, kai pramiegi 12-13 valandų, atsikeli ir visas sulaužtas. Na va, gerai, taip, sveiki, aš visai užmiršau, kad man vizitas tuo pačiu metu kaip ir webinaras, ar bus įmanoma būti, taip, įrašas bus, viskas bus gerai. Tai va, tai grupė Facebook'e yra. Va, įkėlė kaip tik jums nuorodą į grupę, galite ten pasižiūrėti ir harmonijos programos metu vyko balsavimas, merginos kėlė savo nuotraukas ir mes vykome laimėtoją. Tai va, tai yra mūsų laimėtoja, pasižiūrėkite, tai yra 5 savaičių skirtumas. 5 savaitės, tai yra šiek tiek daugiau negu mėnuo. Pasižiūrėkite, koks skirtumas. Atrodo kaip 2 skirtingi žmonės. Ne? Nugara irgi buvo atsikratyta nugaros skausmų, buvo atsikratyta galvos, man taip atrodo, skausmų ir man esminis momentas buvo šonų, tai aišku, ir pilvo pūtimo problemos susitvarkė. Atrodo, kad tai yra labai sunku, bet iš tikrųjų tai yra apšė nesunku, tai yra pakankamai easy padaryti. Tai reikia 5 savaičių. Štai šios nuotraukos Viktorijos iš priekio. Man esminis momentas, aš atsimenu, aš verkiau, nes akis, pasižiūrėkite, kokia ji atėjo į programą. Ji yra super mamytė, kuri visą savo dėmesį skiria savo vaikui ir visą save ji buvo padovanojusi vaikui ir šviesos dega, namuose nieko nėra. Ne? Pasižiūrėkite ir į Viktorijos akis. Jos nebuvo viduje. Viktorija buvo be Viktorijos. Ir praėjus laikui, ji atsirado pati savo.
Ne? Atsirado laikas, atrodo savo, pasižiūrėkit, paputlėjo jos lūpos, iš tikrųjų, ne, kokia graži moteris, labai graži moteris, ji visada buvo graži, tik kai nedega mūsų akis, mes negalime iš tikrųjų įvertinti to grožio. Pasižiūrėkit, kokia ji sveikai graži, paputlėjo jos skruostai, paputlėjo jos lūpos, atrodo, ne, pasikeitė veido ovalas, bet tai, kas spinduliuoja jos akis, to nepadarys jokia grožio procedūra, to nepadarys jokia plastinė operacija, tikrai negalės. Tai va, tai yra mano didžiausias šios programos pasiekimas, yra būtent tai. Na ką, einame toliau, Viktorija yra ne viena, tai mes turime dar vieną mūsų dalyvę Lyną, pasižiūrėkite ir į Lyną, taip, Lyna irgi pakankamai stipriai susitvarkė pilvas ir pilvo pūtimas, nežinau, ar Linutė yra čia. Lyna yra visos dalyvės yra su savo istorija ir tas palaikymas grupė, nes jūs būna suskirstytos į grupės ir su stipru, Lyna, Eglė, Jėzau, atsiprašau, Eglutė. Eglė, atsiprašau labai, Lyna, Jėzau, Eglutė. Tiek atsiveria merginos grupėse, kiek ir aš nesitikėjau, ir aš manau, kad jos pačios nesitikėjo. Esi, Eglutė, mūsų Eglė irgi, man taip atrodo, užėmė antrą vietą Eglutė, ne? Kiek aš prisimenu, visos va ir prisimena Eglė. Pasižiūrėkite irgi čia, aš negaliu pritraukti, bet paakiai atrodo, lyg po operacijos, skruostai pakilo, ne, lūpos, kur buvo lūpų kampai visiškai nusileidę, lūpų kampai jau žiūri pas mus į viršų, lūpos paputlėja, pečiai nusileido, kaklas pailgėjo, pilvas susitraukė puikiai. Nu, tikrai matosi, atjaunėjimas tikrai nėra 5 savaičių, ne, ir tai, tam nereikia 5 mėnesių, tam nereikia 5 metų. Tam tai reikia iš tikrųjų 5 savaičių nuostabaus kontakto su savimi. Ar po 5 savaičių galima sustoti? Ne. Kiek aš, kodėl aš pakeičiau šiai dienai programą, kodėl aš ją papildau, papasakosiu jums kuo. Todėl, kad aš žinau, kad kai kurios merginos išėjusios iš harmonijos programos po truputėlį pradėjo rystis žemyn, ne? Rystis žemyn, tai užsisukti, aš irgi kalbėjusi apie tai. Ir nes pokytis buvo, bet nebuvo tokio kabliuko, ne? Tokio dar stipresnio. Tai va, šį kartą aš esu pasiruošusi maksimum kabliuko sudėlioti, būtent psichologinę prasme, kad duoti impulsą tokį, kad nebegalima būtų grįžti atgal. Tai žodžiu, nebegali, taip, labai myliu Mariną, net negaliu palikti jos niekaip merginas tik visom 4 kojom į harmoniją. Ačiū, Eglutė, labai. Nebegalėsi sustoti, nebeina. Tik užsiazartiniai po 5 savaičių. Taip, po 5 savaičių ateina azartas, nes kai pamatai rezultatą, jau buvo. Taip, štai yra mūsų Evelina, tai yra jauna mergina, ji išteka pas mus labai greit, mes ruošiame ją vestuvėms. Ir čia, žiūrėkite, jaunystės kampo nesimatė. Ir jau kitoje nuotraukoje jau yra išryškėjęs jaunystės kampas, ne, veidas, skruostai atsistoja į vietą, ne, ausis atsistojusios į vietą, iš priekio irgi nuostabus pokyčiai, buvo paburkimai, atrodytų jauna pana, labai, bet jau buvo paburkęs veidas, jau buvo pakrytę vokai. Ir atrodo, kad veidas važiuoja iš šonus. Mes grąžinome veidą į jo optimalią būseną. Jau kaip ištekėjo, aš kažką praleidau, jau viską. Aš su savo tempu viską praleidau. Nori, nenori, negali sustoti papuolus pas Mariną. Deja, aš niekam neleisiu, nes neįmanoma sustoti. Panos, taip nebūna, kad nevyktų pokytis. Tu nesustoji, tu eini atgal. Tu eini arba į priekį, arba į viršų, arba į apačią. Tu niekada nestovi vietoj. Stovėjimas vietoje yra iliuzija. Nes kai tu stovi vietoj, tu sukiesi spirale į apačią. Aha, ir aš galvoju, negi vis dar nebuvo viselis. Pasirodo, buvo. Taip. Mes visos tave mylim, tu mūsų atradimas, gyvenimas keičia vis tavęs pažins. Ačiū labai, Panos. Taip, tai mūsų Kristina, vėlgi, visur yra jaunystės kampas. Jaunystės kampas tai yra mūsų vizitinė kortelė, kai mes su pirmos harmonijos merginomis važiavom fotografuotis po visko, mes turėjome fotosesiją ir autografas. Andrius, mūsų fotografas,
jisai nežinojo, kas mes per komandą ir ko mes atvažiavom pas jį, sako, wow, pas jūsų visus tos gražus jaunystės kampas ir mes nuo to laiko sakom, kad jaunystės kampas yra mūsų vizitinė kortelė. Irgi pasižiūrėkite. Šiuo atveju, aišku, pakrytę buvo vokai ir lūpos, ir asimetrija, visa tai yra ok, bet pasižiūrėkite akis, ką jos spinduliuoja. Atrodo, kad metų tikrai tai yra jaunystėje moteris ir jau tokioje brandoje, man niekada nesinori sakyti senatvėje, ne? Tas toks liūdesys, nes irgi tiek daug atiduodavo savęs viskam ir per harmonijos programą tai tapo absoliuti mergaitė, kuri kikena, kuri kalba be sustojimo, žodžiu, tai yra nuostabaus grožio ir nuostabios energijos moteris, kurią tai reikėjo išpakuoti. Nes mes būna tiek užsidarome savyje, ne kaip kažkokioje dėžutėje. Ir mus tai reikia išpakuoti. Ir tą puikiai pavyko mums padaryti harmonijos programoje, kuo aš nuostabiai džiaugiuosi. Beje, man taip atrodo, Kristina bus tarp mūsų kuratorių. Šiaip visos, žinot, kur man irgi yra harmonijos pasiekimas, kad merginos, kurios praeina šią programą, lieka programoje kaip dalis, kaip kuratorius tam, kad palaikyt kitas merginas. Suprantat, ir man tai yra, va čia tai man yra iš tikrųjų vertė. Oi, čia yra mano pasididžiavimas, turbūt vienas stipriausio. Tai yra Andžela, tai yra mergina, kuri gyvena be žandikaulio sąnarių. Jai yra nupjauti žandikaulio sąnariai, ta prasme galvutės. Ir gydytojai jai sakė, kad ji niekada net nekalbės nenormaliai, kad ji negalės normaliai valgyti, praverinėti burnos. Ir kad yra viskas, ne? Bet ji daro mankštas, ji daro savimasažus, ji daro viską ir pasižiūrėkit, kokį rezultatą ji pasiekė per harmoniją. Pasižiūrėkit, žandikaulis buvo absoliučiai įvažiavęs į vidų, buldogo žandai dėl to formuojasi, ne? Dėl to, kad kramtomieji raumenys visai būna pakitę ir pakeičia savo struktūrą. Tai va, tai harmonijos programa atstatė jai smakrą į vietą, pakėlė skruostus, žodžiu, nebeturėjo jau buldogo žandų, matote, ne? Ir visiškai pasikeitė veidas ir Andžela puikiai gyvena, šypsosi, kalba, juokiasi ir absoliučiai laisvai artikuliuoja, kas šiaip yra kažkoks magic tiesiog. Gydytojų prognozės nepasiteisina. Pasižiūrėkite, kokio nuostabaus grožio moteris, tai yra mano ir mokinė. Tai Tauragė, aš visą laiką maišau Tauragė ir Telšius. Tauragė. Tai Tauragė, jūs turit nuostabią specialistę, aš manau, kad jau ją žino dauguma. Tai va. Nuostabi Marina, vis stebinė, ta tavo energija nuostabi užveda, sėkmės tavo ir resursų toliau mus lydėti, meilės sau kelių. Ačiū labai, Vilija, ačiū labai, ačiū. Taip, o čia pirmos dalyvės rezultatai, kai harmonijos programa dar buvo nesukurta, atpažįstate? Tai esu aš prieš 5,5 metų ir tai esu aš po to, kai pati ant savęs jau išbandžiau harmoniją ir praėjau visą kelią. Tai yra mano nugara. Tai buvo mano skoliozė. Matot, mano linkis, vienamentis buvo toliau, kita arčiau, aš buvau visiškai pakrypus, aš gyvenau nuolatiniuose skausmuose, mano kaklas buvo trumpas, žodžiu, ir atrodžiau, aš štai taip, man buvo 35, bet atrodžiau aš tai taip ir aš fotografavausi, mano krūtinė buvo visiškai įdūbusi, aš klaikiai kvėpojau, mano raktikauliai buvo skirtingame aukštyje, pasižiūrėkite, mano kaklas buvo visiškai sulinkęs, nuolatiniai kažkokie skausmai. Ir kai aš pamačiau šias nuotraukas, čia pirmas, tada aš praverkiau visą dieną, susipykau beveik su vyru, nes jisai fotkino mane. Sakiau, kad jis blogai fotografuoja iš pradžių, bet kiek jis be fotografuoto. Rezultatas buvo toks pat ir aš supratau tada, kad aš tiesiog davedžiau save iki tokios būsenos, vėlgi galvodama apie visus ir pamiršus save. Aš labai daug dirbau tuo momentu, tai leido man priimti daugiau negu 30 000 klientų, bet aš davedžiau save iki būsenos, kai aš, nebemačiau savęs veidrodė, ne, tada tu stengiasi labai greitai, aš stengdavus kažkaip prieini prie veidrodžio, kažką padarai, bet neįsižiūri. Aš nežiūrėjau savo į akis, aš nežiūrėjau giliai savo į akis, nes man buvo gėda iš tikrųjų viduje prieš pačią save.
kad aš save užmiršau, ne, vokai, kurie pilnai man gulėjo man ant blakstienų, aš negalėjau pasidažyti, nes man iškart viskas atsispausdindavo ir aš jau galvojau, kad man tikrai reikės daryti vokų plastinę operaciją ir dabar mano vokai yra absoliučiai atviri ir ta prasme, kuo toliau, tuo aš jaučiuosi ir atrodau geriau. Ne? Nors turėtų būti atvirkščiai, šios nuotraukos turėtų būti apsuptos atvirkščiai. Tai kaip aš gyvenu ir tai kaip nuo fizinės būklės pokyčio pasikeitė visas mano gyvenimas, ne, tai kaip aš kylu, tai kaip aš vystau verslą ir tai kokią vertę aš pradedu jausti savo viduje. Mes šiandieną kalbėjom, nes mes labai dažnai norime patirti vertę, pajausti vertę, ne, kad mumis vertintų vyrai, ten, ar vyras, ar dovanotų gėlės, dovanotų dovanas, mumis pasirūpintų ir panašiai, bet kol mes nejaučiame vidinės vertės, mes ir tokius vyrus pritraukiame, kurie neduos, o tik jiems. Kai mes pačios iš savęs tikimam, ne, ir nieko savo neduodam, tai ir vyrus mes pritraukiame tokius pačius, kurie iš mūsų ima, bet galiausiai mums daug ir neatiduoda. Ir kaip pasikeičia mūsų vidus, pasikeičia visa aplinka stebuklingai kažkaip. Nes kas viduje, tas ir išorėje. Ir aš turbūt norėjau čia savo kalbėti, ne? Pasitikėjimą, meilę, raštą, savivertę galime gražinti tik mes pačios savo. Aš kažkada išgirdau frazę, kad moteris privalo save apsupti žmonėmis, kurie ją myli, nes ne va vyras gali savo pats pasikelti savivertę, ne, ten stoviai su 3 plaukais, su pilvukom, priglosto savo krasavčikas ir eina, ir jis pats savo kelia ūpą, ne, nes jo ūpą jam kelia jo veiksmai, ne, tai ką jis pasiekė visuomenėje, tai kiek ten jis turi pinigų ir panašiai, o ne va mes moteris, mums savivertę sukuria žmonės, kurie yra aplink mus. Ir aš po tada pradėjau galvoti, rimtai, čia reikia apsisakyti kritikuojančių žmonių, va tokių, ir aš pradėjau po biškį atsiriboti ir iš tikrųjų mano gyvenimas pasikeitė ir pasikeitė mano savivertė. Bet šiai dienai jau aš galiu pasakyti, kad tai yra tiesa, bet tam, kad pradėti atsisakinėti žmonių, tu turi užauginti savo viduje savo vertę, nes kol aš vertės neturėjau, aš neturėjau jokių ribų asmenybės, visi galėjo įeitinėti, kas norėjo, ir aš negalėjau pasakyti, ne, negalima, taip su manimi negalima, taip nebus. Ne, visi šalia manęs darė tai, ką nori. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra viena iš funkcijų, bandyti sakyti ne žmonėms, kurie jauti, kad tau yra nedraugiški. Bet vertę mes kūrėme iš vidaus ir kaip jį kūrėma. Sėkmės formulė, kurią aš jums žadėjau. Mes sukamės palei spiralę. Visada ir mes kylame arba į viršų, arba leidžiamės į apačią. Mes turime atitinkamą potencialą. Kiekvieną dieną mes turime tai, ką mes galime padaryti. Mūsų potencialas įtakoja veiksmus, kuriuos mes darom. Ne? Jeigu šiandien aš jaučiuosi sėkminga, pavyzdžiui, verslininkė, ne? Ten, ar, pavyzdžiui, graži moteris, ne? Tai mano veiksmai kokie? Aš darysiu, pareisiu namo, nusiplausiu makiažą, pasidarysiu masažiuką, užtepsiu plaukus, aliejus įtepsiu į plaukus, pasidarysiu aponeurozės masažą, ne? Užsidėsiu ten, nueisiu ten po dušu, ten, pavyzdžiui, užsidėsiu gražius apatinius, ten, ar tos naktinius ir eisiu miegoti. Iš ryto aš atsikelsiu, išsiplausiu galvą, koks rezultatas bus. Mano po masažiuko veidas bus be raukšlių, ne, be paburkimų, mano plaukai bus vešlesni, vešlesni, ką aš darau dabar. Ne, tai aš turėsiu rezultatą. Koks bus mano įsitikinimas? Mano įsitikinimas bus, kad aš kasdien gražėjanti moteris. Ne? Nu, aš žiūriu, kur aš buvau ir einu, aš esu gražėjanti. Ir tada aš žinau, kad jeigu aš jau gražėju tam tikrą laiką, kad aš galiu tai daryti ir toliau. Ne? Ir tada aš kylu, mano potencialas, ne? Įsitikinimas, kad aš gražėjanti moteris, skatina mano jėgas tai daryti toliau, ne? Ir aš kylu pagal spiralę. Potencialas, veiksmai, rezultatas, įsitikinimai. Bet kai aš gyvenau tenais, toje nuotraukoje, kurioje jūs mane matėte, ir gyvenau su žemu potencialu. Ne? Mano veiksmai kokie buvo? Tik dirbti, aš grįždavau namo, aš kartais net makiažą nebenusiplaudavau, nes nebūdavo jėgų, nes aš pradėdavau dirbti 7 ryto kažkur, 8 maksimum, o baigdavau 10 vakaro. Aš grįždavau namo, apie kokį masažą mes kalbame, apie kokią mankštą laikyseną mes galim kalbėti. Ten valgai bele kur, bele kada, prabėgom. Jeigu spėjai vandens, aš ten atsigerdavau, nes numasažuodavau. Bet, ne, veiksmai, rezultatas, į veidrodį žiūrėti nesinori, ne, įsitikinimai, kad aš gyvenu dėl kitų, o ne dėl savęs,
ane, kad mano gyvenimas šiut nebaigtas ir viskas yra blogai, potencialo tada nėra, jis jau yra žemėjantis, tada mano veiksmai dar baisesni, tada aš noriu prisigerti, kad bent kažkokias emocijas patirti geras arba kažką, ane, rezultatas paburkimai įsitikinimas, kad aš alkoholikė blogas potencialas skiria veiksmus, kad aš iš vis tada savim nesirūpinu, stengiuosi tada daryti labai daug dėl kitų, kad jie mane pagirtų, kad aš bent kokią vertę pajaučiau, ane, jie atrodo mane gyrė. Nu, suprantat, ir aš einu žemyn. Tai va, mes galime įsiterpti į šią sėkmės formulę bet kokiame etape. Mes galime, ne? Rezultato mes negalime pasiekti, mes galime, ne? Pabandyti iškelti savo potencialą, bet arba dirbti ilgai su psichologu, psichoterapeutu, kuris pakeis tavo įsitikinimą apie save, bet be veiksmų tai irgi yra bergždžias darbas. Aš siūlau pradėti nuo veiksmų. Maksimum įdėti dėmesį į veiksmus. Kodėl ši programa reikalauja 1,5 valandos, bet iš tikrųjų kas yra 1,5 valandos per dieną savo namie, neišeinant iš namų. Jeigu mes važiuojam į sporto salę, mes kol parvažiuojam, jau yra 1,5 valandos. Dar ten reikia valandos ten, dar nueiti į dušą, kokias 2,5-3 turi skirti savo per dieną. Ne? Čia reikalinga yra 1,5 valandos, bet tai yra masyvūs veiksmai, massive action, mano Tony Robbinso, mano mėgstamiausia frazė, mes darome veiksmus, kurie duos mums nuostabius rezultatus, kaip pas merginas matėte, ane? Tai pakeis mūsų įsitikinimus apie save ir tai kels potencialą. Ir taip užsisuka spiralė į viršų. Ir tai yra jūsų sėkmės formulė, jie galima naudoti bet kur. Darbe, bendravimo su vyru, su vaikais, su draugais, nežinau, hobbyje, ką norite, sporte, ne? Darai veiksmą, jis duoda naują rezultatą, jis pakeičia įsitikinimą, potencialą. Veiksmai, rezultatai, įsitikinimai, potencialas, užsirašykit, nusifotkinkit ir būtinai naudokite. Tai yra easy, bet kai tu suvoki, visą laiką gali paklausti savęs, taip, dabar aš rezultatą tokį turiu, aha, tai kokius veiksmus aš dariau, ką aš dabar apie save galvoju, tai ką aš darysiu rytoj, kur aš eisiu toliau. Ir tą reikia savęs klausti kiekvieną mielą dieną. Tai va, nes pasitikinti savimi moteris, ne, pasitikėjimas visada kyla iš vidinės vertės. Nebūna pasitikėjimo be vidinės vertės. Tai yra kaip puzzle dalis, kurios eina kartu, ne, bet savivertė eina kaip pagrindas. Ne? Pasitikėjimas yra atspindys, sakykime, savivertis. Žmonės, kurie aršiai bando sakyti, kad jie pasitikė savimi, tai visą laiką jaučiasi, matosi iš veiksmų, arba jie atrodo juokingi, arba norisi juos pagailėti iš tikrųjų. Tai pasitikinti savimi moteris nebūtinai turi būti standartiškai graži, bet ji visą laiką atrodo gražesnė, jie žiūri ir atrodo, jinai, nėra tokia gražuolė, bet ji tiek spinduliuoja, ji tiek save myli iš tikrųjų ir duoda savo maks ir žino, kad ji yra verta maks, kad jie atrodo galiausiai graži visiems, jie atrodo skani visiems ir jie gauna gyvenimą tai, ką nori. Ir tą, panos, aš kaip visą laiką sakau, tavo subinė, tavo rankose. Niekas nepadarys mums verties apart mūsų pačių. Tik mūsų rankose yra tiek mūsų gyvenimas, tiek ir mūsų išvaizda. Tai va, laikas pristatyti programą, atsakyti jūsų klausimas. Kaip maniau, bus daug greičiau, bet nerbūt čia ne man. Harmonijos programoje veiksmas vyksta kiekvieną dieną. Kiekviena jūsų turės savo asmeninį kabinetą online. Įeisite ten su pasvardu, viskas kaip priklauso. Ir kiekvieną dieną atsidaro nauja diena. Ne? Ten yra visos rekomendacijos, ten yra užsiėmimai, ten bus meniu rekomendacinis. Ne? Bus rekomendacijos, maisto rekomendacijos vienokios, maitinimuose. Bet meniu tiesiog kaip rekomendacija, bet sekti ją nebūtina, nes rezultatą pasieksite ir taip. Programa parengta taip, kad kasdien čia tik laikysena pėdos, kvėpavimą ir limfą. Ten dirbame su viskuo ir su akimis, ir su lūpomis, ir su skruostais, žodžiu, mes išdirbame viską. Harmonijos programoje nebus nei vienos neišdirbtos jūsų kūno vietos. Mes dirbsime ir su kvėpavimu, diafragminiu, tiesiog kaip sveikatinimu, mes dirbsime ir su liekninančiu kvėpavimu, kuris padės jums deginti riebalus. Ten yra visa sudėliota maksimaliai turbinė programa. Taip, kaip ir sakiau, maždaug 1,5 valandos per dieną reikia skirti. Yra palaikymo grupės Telegrame, kur jūs matysite, tai yra labai svarbu, nes kai atrodo kartais tingi, ką mes darome labai dažnai dėl savęs, kodėl nebėra pasitikėjimo savimi, nes kai mes
pažadam kažkokiai draugiai, pavyzdžiui, aš rytoj nuvešiu tave į oro uostą 6 ryto ar 5 ryto. Kada mes atsikelsime? 4. Dažniausiai pašokame 10 kartų, nes bijome pramiegoti, nes mesgi pažadėjome kitam žmogui. Bet kai aš pažadu savo atsikelti 5 ryto, suskamba žadintuvas 5 ryto, davai rytoj, ne? Ir ką tai formuoja? Tai formuoja suvokimą, kad aš galiu nulaužti žodį savo, kad aš savęs negerbiu. Nes jeigu jūs pažadėtume draugiai ir neišpildytume, draugė galėtų pasakyti, kad jūs jos negerbėte, ne? Kad jūs esate prasta draugė. Tai kartais pagalvokite, kodėl jūs duodate savo pažadus, pradėti nuo pirmadienio ir jo netęsite. Įjunkite savyje tą rytinį balsą, nes viskas priklauso nuo to, kaip jūs komunikuojate su išorė ir tai, kaip jūs komunikuojate su savimi. Klausykitės, ką jūs sakote savo iš ryto, kai sakai kelkis. Anuka, kelkis greitai. Aš tau pasakiau, tu man pažadėjai, Anuka, greitai kelkis. Ir meskit save iš lovos ir reikite daryti tai, ką jūs numatėte. Jūsų gyvenimas keisis tik tada, kai jūs pačios darysite savo progresą. Bet būna visokių gyvenimų, mūsų gyvenime būna pamestas, atsitinka gyvenimas ir visa kita. Ir matant, kaip visos dalyjasi, kaip jos jaučiasi, pavyzdžiui, ne, aš padariau pratimus, o Jėzau, taip lengvai jaučiuosi, visą kupina energijos, o Dieve, aš spėjau tą, vyras padarė komplimentą, vyras atnešė gėlių ir panašiai. Ir tu atsikeli ir galvo, blemba, ir aš padarysiu. Ir tai buvo ištraukta ne viena mergina, tikrai, todėl, kas dalyvausite ir būsite grupėje, būtinai aktyviau dalyvaukite, nes tai, kaip jūs dalyjatės, ne, irgi padeda kitiems žmonėms ir taip užtikrinsit savo nuostabią karmą. Merginas, kas dar nebuvote harmonija, pulkit, nes pasijausite danguje, o kaip reikėjo pasakyti savo, viskas, baigta buvo labai baisu, kaip dabar aš gyvensiu be šito, bet gyvenu, įsiterpiu, super. Bet Eglė, tu esi ir gražaus gyvenimo akademija, mes nebeleidžiame sustoti. Taigi, bus 3 tarifai. Tarifas aš pati, kai jūs įsigijate programą ir dirbate pačios, jūsų programa bus lygiai tokia pati kaip ir visų kitų. Tiesiog, kad prieiga, tai bus kaip maratonas jums, jūs turėsite prieigą prie medžiagos 5 savaitės, tai 35 dienas, o dar savaitę turėsite pasikartojimų ir galėsite kartotis jau pačios. Viskas bus tas pats, bus 4 psichologinės paskaitos, kur mes būstinsime savo savivertę, kur aš padėsiu ištraukti, žinote, daugumą, kad vakar aš išsilaikiau egzaminus, tai oficialiai galėsiu taikyti atitinkamas psichologinės praktikas, kai aš stengsiuosi ištraukti iš tikrųjų, ko jūs atėjote į tą programą. Nes kai jūs randate savo tikrąjį tikslą ir savo tikrąjį poreikį, jūs nebegalėsite atsisukti atgal, nes jūs savo nebemeluojate. Nes aš čia noriu patikti savo, aš čia noriu biškį pasitikėjimo, ne. Kiekvienos iš jūsų glūdi viduje tikroji priežastis, kurią atkapščius, viskas užsisuka visai kitaip. Ir aš darysiu, manau, nemanau, o aš tikrai darysiu su merginomis, kurios norės viešą tą tokį nagrinėjimą, kur bus prilygs viena sesija tikrai keliem mėnesiam, jeigu ne metams darbų su psichologu. Tai yra nuostabi technika, kuri padės išspręsti daug klausimų. Tai mano tikslas, kad po šios programos pasikeistų ne jūsų raukšlės, kad pasikeistų jūsų gyvenimas negrįžtamai. Kad jūs žiūrėtumėte į save atgal, kaip aš žiūriu į save atgal ir tiesiog noriu prieiti, apkabinti, pabučiuoti ir sakyti, mergit, ateityje viskas bus gerai. Mes su tavim šausim į viršų. Tai aš žinau, kad jeigu sugebėjau aš, sugebėsite visos ir jūs, nes kiekvienoje iš mūsų slypi neįtikėtina jėga, ją tiesiog reikia čiut padėti savo išpakuoti. Tai jūs turėsite palaikymo grupę Telegrame savo, nes mes turėjome, pirmoje harmonijoje mes neturėjome palaikymo grupės, aš pati tarifui ir tai buvo mūsų klaida, nes kai tu lieki vienas visiškai be palaikymo, tai nežinau, aš manau, kad kai kurios merginos ir gal nepraėjo visos programos, aš įvertinau tai kaip mūsų tokį nedažiūrėjimą ir šiai dienai mes sukūrėme grupę atskirai, kuriais galėsite dalintis, tiesiog ten nebus kūruojančių merginų, kurios galės atsakinėti klausimus, kurios jau praėjo, kurios jumis palaikys ir užbūstins. Jeigu grupė tyli, tai visi tyli, žodžiu.
šiek tiek, aišku, jums reikės, tai yra labai atsakingumo reikalaujanti grupė, va, kaip aš pasakysiu. Šio tarifo kaina yra 450 eurų, ar yra galimybė, kaip visą laiką, mokėti dalimis, tai yra 3 įnašai kiekvieną mėnesį po 155 eurus. Jūs praeinate visą programą, po programos dar savaitę jūs turite prieigą prie medžiagos, bet po visko jūs gaunate visą mėnesį narystę Gražaus gyvenimo akademijoje, kur jums neduos sustoti, kur programa yra sukurta taip, kad kiekvieną dieną mes ir toliau dirbame su visomis struktūromis, tiesiog išdirbame viską jau kaip profilaktiškai, ne, kai jau gavom rezultatą, tiesiog toks palaikymas, dar ėjimas į priekį, laipsnis po laipsnio, bet ne taip sparčiai tiesiog, ne, ten jau mes skiriame pusę valandos, ar ten valandą per dieną fiziniam kūnui, bet ten yra labai daug visokių psichologinių ir kitokių eterių ir stiliaus ir ten žodžių visokių ten archetipų, viskas, ką reikia moteriai, ko reikia moteriai, tam, kad ji būtų amžinai graži ir pasitikinti savimi. Tai va, tarifas su palaikymu, tai jūs gaunate medžiagą tą pačią, tiesiog jūs turite palaikymo grupę ir galimybę uždavinėti daugiau klausimų, jūs turite palaikymus iš kuratorių, jūs turite pagalba papildoma, ne, ir galimybė uždavinėti klausimus. Kuratorės turi ryšį su manimi ir kai jūs klausėte jų, jos klausė manęs, aš duodu atsakymą, nes kiekvienos jūsų situacija yra skirtinga, kiekvienos jūsų, pas vieną yra spazmas po šonkauliais, pas kitą yra dar kažkas, žodžiu. Visus šitos klausimus spręsti kartais reikia tikrai dėmesio ir laiko, todėl ten jūs turėsite specialiai tam apmokytus žmonės, atsakingus, kurie tikrai yra nusiteikę jums padėti. Esmė tame, kad po programos medžiagos prieiga lieka jums dar mėnesį visą ir pasibaigus programai, jūs gaunate 5 mėnesius prieigą narystėje į Gražaus gyvenimo akademijoje. Ne? Dar visus 5 mėnesius jūs dalyvaujate akademijos veikloje. Ir tarifas su manimi, tai yra tiesioginis ryšys su manimi, merginos, kurios aš paimu ne daugiau kaip 10 žmonių, tai bus tik 10 žmonių, daugiau aš neapriepsiu, nes yra labai daug ir kitų veiklų, o aš noriu duoti dėmesį kiekviena mergina, kuri eis asmeniškai su manimi, turės asmeninę, čia neįnešiam, bet turės asmeninę su manimi sesiją, psichologinę, nežinau, kiek laiko, kiek reikės aš skirsiu tam, kad išspręsti kažkokią jūsų užklausą, kuri neduoda jums išjudėti iš atitinkamo jūsų taško ir pasiekti tuos aukštumas, apie kurias jūs svajojate. Ne? Tai bus papildomai. Klausimai man gali keliauti kiekvieną dieną, jūs turėsite tiesioginį chatą su manimi, kur būsiu ir aš, bet kiekviena iš jūsų dar turėsite papildomai vieną sesiją su manimi. Prieiga prie kurso, pasibaigus kursui, bus jums dar visą pusmetį, jūs galėsite pakartoti tiek kartų harmoniją, kiek jūs norėsite, nes dauguma merginų, vėlgi, kiek buvo parašysiu man, pasilgau harmonijos, norėčiau vėl praeiti, man būtinai reikia. Kartais tikrai yra poreikis pakartoti vėl ir vėl tam, kad viską įtvirtinti ir tame režime gyvenant nesinori išeiti. Ir pasibaigus šiam periodui jūs gaunate galimybę dalyvauti klubo veikloje dar visus metus. 12 mėnesių narystė Gražaus gyvenimo klube šiaip kainuoja, mes šiaip neįleidžiame ir įleidimas į akademiją yra keli kartai per metus, man taip atrodo dabar numatyti 3 kartai. Metinė narystė kainuoja 480, man taip atrodo, eurų, tai va, aš manau, kad jau dalinai ir atsiperka šis tarifas pilnai. Tai va, tai programa visoms yra skiriama ta pati, tiesiog palaikymas ir kuravimas yra kitoks ir aš manau, kad visos pačios suprantate, kad nuo kuravimo irgi labai daug kas priklauso. Ne? Kiekvienas žmogus siekiantis rezultato turi turėti mentorių ir ne vieną. Mentorius turiu ir aš, ir coacherius, ir mentorius, ir psichologus, dirbu su visa didelė komanda, nes kitaip tai nevyksta. Augimas be lydinčio asmens yra faktiškai neaugimas dėja. Tai va, tai jeigu jūs keliaujate kažkur patys, susiraskite savo žmogų, kuriuo jūs pasitikite, kuris yra jums autoritetingas, kuris gali jūs vesti. Ne? Nes kai mes manome, kad aš galiu viską ir man nereikia, tai yra kaip čia...
Čia puikybė, va, man sufleruoja, kad tai yra puikybė ir tai veda atgal, o ne į priekį. Taip, o gal prasitęsia narystė, jeigu jau esu gražaus gyvenimo akademijoje, be abejo. Jeigu jūs jau esate gražaus gyvenimo akademijos visos neperkate šitais tarifais, jūs turite savo atskirą tarifą. Jūs turite visiškai kitą kainą ir jūs išeinate, jums tikrai prisiskaito ir papildymas ir jūs išeinate iš harmonijos. Faktiškai gaunasi kaip komandiruotė harmonijos laikotarpį. Tikrai prasitęsia narystė ir tikrai nepirkite, merginos. Aš labai prašau, blemba, aš šiandien turėjau minusą, nepasakiau akademijoje, kad nepirkto, vėl prisipirksite ir turėsime reikalų. Tai akademijos esamos narės, keliaujate į akademiją ir ten gausite visą savo informaciją. Tik naujos narės, tai visa ši informacija yra skirta joms. Tai va, tai yra 3 tarifai savarankiškai dirbančioms, kurios yra labai atsakingos ir žinos, kad jos galės pačios. Merginos, kurioms yra reikalingas palaikymas, jos dalyvauja su palaikymu, tai yra su kuratorėmis, jis tikrai turi ryšį su manimi, bet per kuratorės. Pasakiau, tai aš turiu puikią komandą, kurie pasirūpino to, ačiū labai. Kaina yra 750 €, bet yra galimybė mokėti per 6 mėnesius. Jeigu aš pati mokate 3 mėnesius po 155, tai čia 6 mėnesius, vieną kartą per mėnesį yra įnešama įmoka 130 €. Ir dirbant su manimi, 6 mėnesius yra įnešama įmoka 250 € arba vienkartinė įmoka 1500 €. Bet tai dar ne viskas. Aš atnaujinau programą, kaip ir žadėjau. Jau šiai dienai į programą bus įtraukta specialiai masažo technika. Žinot, tikriausiai braziliškas limfodrenažas visiems yra labai aktualu, daug yra mano mokinių, kurie daro tą masažą, bet pasirodo yra tam tikra metodika, kur žmogus gali atlikti šį savo masažą pats ir tikrai turėti nuostabų rezultatą. Mes įkėlėm jums nuotrauką Kristinos. Tai va, tai jį pati rašė man po 1, 2 ar 3 ir jau klausė, gal man 4 nebereikia. Rašau, kad manau, kad stabdyk. Tai daro žmogus pats savo, savi masažuotis tikrai galima, tiesiog reikia žinoti taškus, kur paspausti, kur nudrenuoti, kur prasukti, kokį ritmą pasirinkti. Ir šią praktiką aš irgi trauksiu prie visų kvėpavimo metodikų ir naujam metam bus pasiruošta kaip reikiant ir kad mes galėtumėm įtilpti į visas savo išsvajotas sukneles ir apdarus. Ir kaip ir sakiau, bus 4 paskaitos savivertėjai, gyvenimo džiaugsmo didinti, tikslams nusistatyti, visam gyvenimui sustruktūruoti, riboms atstatyti, žodžiu, ir tikriems savo norams, tikram savo pašaukimui suvokti. Nes labai dažnai plaukiam, nes nesuprantam, o kur aš noriu, čia aš noriu, ar aš čia nenoriu, ar čia nori sociumas, ar čia mama patarė, ar čia taip vyras norėjo, ar panašiai, žodžiu. Tai per tas praktikas aš stengsiu maksimaliai duoti jums informaciją, padėti jums suvokti, ko jūs norite ir kaip ten patekti. Aš turėjau VIP, čia buvo Kristinos nuotraukas, va Kristina rašo, pati geriausia investicija, gyvenimo kokybė niekada nebebus tokia, kokia buvo, nes nenoriu grįžti ten, kur buvau su savo nugaros skausmais, sugriuvusią nugarą ir pasitikėjimu ties bamba. Ačiū Kristina, Kristina dirbo su manimi asmeniškai ir iki šiol dirba su visom savo beveik merginom, kurios dirba su manimi asmeniškai, draugaujame iki šiol. Tai yra Kristinos rezultatas. Aš daviau, aišku, akademijoje irgi šią techniką, bet tik, kad harmonija kartu su viskuo, aš esu tikra, kad ši technika įsipaišys ir duos iš visiškai bombinius rezultatus. Na ką, atėjo metas jūsų klausimams, dabar jau galite. Kažkas ten pipsina, ten ne mano mašina. Pasižiūrėkit, prašau, gal ten mano automobilis pipsi. Atėjo laikas jūsų klausimams. Taip. Kristina bus viena iš mūsų kurso kuratorių. Ji tikrai pasidalysi su jumis savo visomis paslaptimis, kaip reikia padaryti taip, kad pilvas būtų maksimaliai plokščias. Nuotraukas matėte tikriausiai mano profilyje. Aš dalinausi tuo, kaip pasikeitė Kristinos laikysena. Ji ir tai buvo nuostabiai graži mergina, kai jie atėjo, aš galvoju, ką vaikeli tu žadi tvarkyti, kuo aš galiu tau padėti.
Bet harmonijai besivystant ir keičiantis vėlgi jos akims, tai buvo kosmosas tiesiog. Taip, esate nuostabi moteris, kuris spinduliuojate energingumą, meilę, gyvenimą ir pasitikėjimą. Klausimas, kaip rasti harmoniją savyje ir gyvenime, kai tu turi 2 vaikučius, vienam 3,5, kitam 6 mėnesių, o vyras dirba nuolat, kad aprūpintų šeimą. Kaip surasti gyvenimo balaganę savo laiko ir vėl atgauti pasitikėjimą savimi? Ačiū už atsakymą. Tai Andra, kažkada aš turėjau 3 vaikus, 2 iš kurių buvo pametinukai ir vienas buvo gimęs dar po 4 metų, aš juos ir turiu iki šiol, tiesiog mano vyras, tuo metinis, pirmas mano vyras, nuolat dirbo Norvegijoje ir faktiškai man nepadėjo niekas. Ir tai atrodo buvo sunkiausias laikas, kai aš tikrai tuo metu mano dar ir savivertė buvo žemiau plintuso, tai nebuvo lengviausias laikas, bet aš esu jam labai dėkinga ir aš esu labai dėkinga visiems, kas man nepadėjo tuo momentu, nes tai išugdė mane ir tai leido man pakilti, nes mes visą laiką einame tik per pasipriešinimą. Pakeisti galima priėmus sprendimą, kad aš noriu gyventi kitaip ir mano gyvenimas turi vertę. Leisti savo pripažinti, kad aš pavargau. Aš pavargau nuo motinystės. Viena mano dalis pavargo nuo motinystės, viena mano dalis pavargo pataikauti visiems ir bandyti patikti vyrui, o kita mano dalis labai myli mano vaikus, labai myli mano vyrą, labai myli mano gyvenimą, ir aš leidžiu tam būti savyje. Visa tai yra normalu. Bet kai mes pripažįstame, kad mumise yra visi šitie jausmai, mes galime normaliai, ramiai priimti sprendimą gyventi kitaip. Ir kai mes priimam sprendimą, nuostabiai atsiranda laiko. 24 valandos tai yra 1440 minučių. 1440, iš kurių aš siūlau 90 išskirti savo. Tik pagalvokit, 1440, iš kurių 90, ne 900, 90 reikia skirti savo. Ir kai pradedi tai daryti, patikėk manim, Andra, sorry, kad aš netuinu, bet nenoriu to atstumo, atsiranda, atrodo, poroje laiko dar daugiau. Bet kai aš patinku savo, kai pradėsi matyti veidrodį visai kitą moterį, kai pradėsi spinduliuoti kitą energiją, kai pasikeis santykis su vyru, tiesiog, kad mažiau laiko liks skrolinimui ir noro, mažiau laiko bus žiūrėjimui į niekur, nes pavargai ir jau nebežinai, kur pulti, vienas užmygotas, kur 6 mėnesiai ar kiek ten, ir sėdi ir galvo, oh my god, kur aš, kas aš, ką griebtis, ar podo, ar čia man plauti, ar kažką, Tai ta prasme, natūraliai susistiguoja visi tie dalykai, nes aš tampu savo gyvenimo centru. Visas gyvenimas pradeda suktis aplink mane. Ne aš sukuosi kaip voverė aplink gyvenimą, o visas gyvenimas sukasi aplink mane. Tada ir vaikai savaime kažkaip pradeda elgtis kitaip, ir miegoti kažkaip pradeda normaliai, ir valgyti, ir viskam užtenka pinigų, ir viskam užtenka laiko, tai reikia priimti sprendimą. Taip, minėjote, kad bus programoje liekninis kvėpavimas, ar tai Bodyflex, ten bus ir dalis Bodyflexo, ten bus ir špak start kvėpavimo metodika, kitokia kvėpavimo metodika, ne tik Bodyflex, bet Bodyflex dalis bus irgi. Rytais nėra noro net keltis iš lovos, uždarbis juokingai mažas, nesijaučiu nei laiminga, nei graži, kaip prisivesti nors su kiek nuotaikingai pakilti iš tos lovos. Aš kalbėjau Juste apie tai. Tai reikia pradėti daryti veiksmus, kurie duos naują rezultatą, naujas rezultatas duos įsitikinimą, kad aš verta ir jis duos potencialą keltis ryte ir kai mes pradedame daryti dėl savęs kažką, mes pradedame jaustis vertingos. Mes visiškai pradedam kitokius gauti pinigus darbe ar iš klientų, mes tada sugebam pasakyti visai kitokią kainą, nes ateina suvokimas, kad aš verta daugiau, bet kol mes malamės tame, atrodo, kad tai yra užburtas ratas ir labirintas ir iš jo išeiti neįmanoma. Bet aš duodu jums sistemą, kuri garantuotai, faktiškai, jeigu jūs atliksite viską, įsitrauksite maksimum, duos jums rezultatą ir jūsų gyvenimas niekada nebebus šitam taške, kokiam jis yra dabar. Ar ateityje bus galimybė įsigyti brazilišką savimasažą? Nežinau. Gražaus gyvenimo akademijoje jis yra prieinamas, junkitės į akademiją, kai bus atidarytos durys ir ten yra tiek visokių technikų ir braziliško savimasažo ir kitokio pilvo savimasažo ir krūtų savimasažo ir limfodrenžo, ten yra visko.
Jūs net negalvokit, Marina atves jūs į save ir savęs pažinimą. Ačiū labai. Atsiranda daugiau energijos per tą patį laiką padaryti daugiau. Taip, Vaiva. Tiesiog atrodo, kad, žinot, kai aš slenkuosi per gyvenimą yra viena ir kai aš taip lakstau, aišku, kad aš padarau daug daugiau darbų, aš turiu daug daugiau rezultatų. Galima dalyvauti programą, jei turiu 2 vaikus, 1 metų, ar čia mėnesio, aš turbūt 1 metų. Jokio ritmo. Ar įmanoma? Be abejo įmanoma. Be abejo įmanoma. Klausykit, aš turiu 3 vaikus. Aš turiu 4 darbus, aš studijuoju universitete, dabar šiai dienai aš studijuoju dar 2 programuose, aš darau mokymus jums, ta prasme, ir aš vis tiek spėju. Jūs galvojate, kad 2 vaikai, 1 ir 5, tai yra daugiau negu aš turiu? Ne, tikrai ne. Aš tą, kuri niekada nesikeldavau 5 ryto. O dabar pati pirmą šoku, kad spėti į tiesioginės mankštas, spėju su vaikų laikysenos maratone dalyvauti, spėju į darbą, dirbu 120% ir dar namai, ir vaikai, ir šunys. Tiesiog norisi gyventi vertingai, o ne taip, kaip išeina ir verkti po antklodę. Aš atsakinga pati už save ir myliu savo sielos namus. Tai yra mano tikslas. Kai žmonės po šios programos kalba štai taip, aš žinau, kad aš pasiekiau rezultatą, kurio norėjau. Taip, ir dar anatomiją mokinas. Taip, Kristina dabar mokosi visose mano kursuose, iš tikrųjų. Labai vilioja harmonija, bet turiu įsigijus 2 kursus, kvėpavimo ir akių jaunystės. Ar reiktų viską daryti, ar tik harmonija? Akių ir jaunystės, ta prasme, kvėpavimas ir jaunystės galima atidėti, dalyvauti harmoniją ir paskui grįžti prie jų, nes jie įeina iš tikrųjų į harmonijos kursus. Taip, toms, kas dalyvaujate harmonijoje, žodžiu, paskui mes pasižiūrėsim, ką mes galime padaryti su tais jūsų kursais jau ką. Dalyvaukite harmonijoje, o prie kursų grįžite paskui. Kai pabaigsit harmoniją, jų reikės. Taip, kai pabaigsit harmoniją, jų reikės palaikymui. Ką daryti, kai pilve susitraukia mėšlungis tiek skrandžių, dešinėme šone dažniausiai. Tai dažniausiai jaučiu atsisėdus į mašiną. Tiesiog iš niekur nieko, dirbu sėdimą darbą. Živilė, tai yra diafragma. Tam, kad ją atlaisvinti, tai reikia arba įsigyti mano diafragminio kvėpavimo kursą Įkvėpk gyvybę ir praeiti jį visą nuo iki, arba dalyvauti harmonijoje ir sutvarkyti viską. Nes iš vienos pusės po šonkuliais atrodo, kad tai yra skrandis, bet tai bus 99,9%, tai bus diafragma. Labas vakaras, norint galima tikrai atsikelti 5 ryto, nori reiškia gali, harmonija yra jėga, man palaikymo komanda privažiavo. Merginos, pas Mariną svetainėje daug nuostabių kursų, aš taip pat visur su tavimi, ačiū labai Šarūnė, ačiū, man labai malonu ir vertinga, kad jūs visas esate, kad dalyvaujate, žodžiu. Netikėkit, Marina yra ne šios žemės deivė, jis spėja daugiau už visus. Kad aš būčiau ir iš kitos planetos, aš jums parodysiu, kaip šioje planetoje galima gyventi taip, lyg jūs būtumėt iš kitos. Tai yra įmanoma, spėti viską ir dar daugiau. Ir šiai dienai aš visada irgi turiu tikslų. Vakar dieną aš supratau, jeigu prieš metus laiko, lygiai prieš metus, Marija, mes vaikščiam prie jūros su Marija, mes turėjom coachingo sesiją ir mano užklausa buvo, kaip rasti laiko pasivaikščioti su vaikais prie jūros. Aš buvau tokia užimta, panos, kad mano svajonė buvo pasivaikščioti, turėti laiko su vaikais prie jūros. Įsivaizduojat? Šiai dienai aš turiu laikos pasivaikščioti prie jūros, nes aš jau sugebu tai sugeneruoti taip, aš jau nebedirbu fiziškai taip salone tiek daug ir tikrai patikėjau, kad nenukentėjo niekas, skaitant mano finansinę padėtį. Ir vakar dieną aš supratau, kur dar aš pastrigus, ką dar man reikia sutvarkyti, nes mano mama vakar atsigulė ligoninę ir jai buvo neplaninė operacija. Ir aš tiek norėjau nuvažiuoti pas ją, bet mano diena sudėliota buvo taip, kad aš neturėjau laiko. Ir aš vakar dirbdama su coacherė, bet iš Tony Robbinso komandos pasakiau, kad man reikia, dabar jau mano tikslas yra suskirstyti dieną taip, kad aš būčiau aktyvi, kad aš turėčiau viską, bet aš kiekvienoje dienoje turiu turėti laiko nenumatytiems veiksmams, kad aš turėčiau laiko nuvažiuoti pas mamą, nes nieko nebuvo, atrodo, svarbiau, negu būti su mama ligoninėje tada, kada jai reikia. O aš negaliu, nes yra anatomija, nes reikia ruoštis webinarui ir viskas bėgte, suprantat, yra sustiguota taip, kad aš neturiu laiko nenumatytiems veiksmams. Ir dabar čia yra mano kilimo taškas. Ir aš dirbsiu kartu su jumis ir viskas, ką aš mokinuosi, aš visada atsitempiu jumis. Niekada tai yra nepasibaigiantis procesas. Jums visada norėsis patobulinti, visada galima dar geriau, visada gyventi galima dar geriau, dar linksmiau, dar laisviau. Mano tikslas yra gyventi laisvai, laimingai, turtingai ir sveikai.
Tai jau tikrai Mary Poppins ir kosminė moteris viename. Ačiū labai, merginos. Nu ką? Be 1,5 valandos nepraeina mano nei vienas webinaras. Aš labai tikiuosi, kad jūs gavote būstą energetinį šiai dienai, kad jūs turite ką apmastyti šiai dienai, kam reikia, sakau, webinaro teorinė pagrindimo. Galbūt kažkas norėsite susikurti pačią savo programą, keliaukite, prašau pasižiūrėti, yra nuorodos viršuje, peržiūrėkite, išsisaugoti, gerai. Palaukit, kažkas dar kažką. Ar buldogo žandai atsiranda dėl blogos laikysenos? Taip, Sigita. Buldogo žandai gali atsirasti dėl skirtingų priežasčių. Kai užsisuka pečiai, ne, mūsų yra fascinės struktūros. Užsisuka pečiai, raumenys susitraukia ir pradeda natūraliai iš apačios traukti viską, ta prasme, iš apačios traukti visą viršų irgi į apačią. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kai susitraukia mūsų kramtomieji raumenys, kai mes spaudžiame kramtomosius raumenis, kai jie įsitempia, kiekvienas raumuo įsitempęs jis trumpėja. Sutrumpėja viduje raumenis, oda negali taip sutrumpėti kaip raumenis, ji neturi tokių galimybių, parametrų, ne? Ir kabėti ore ji negali, todėl ji turi nutysti, ne? Sutrumpėja kramtomieji raumenis ir lūpos kampus nuleidžiantis raumenis. Tai yra dvi raumenų, nu ne grupės, ne, poros iš abiejų pusių. Jos viduje jie susitraukia tie raumenis ir visa oda turi nukarti ir todėl atsiranda buldogo žandai. Tai dirbti reikia su laikysena būtinai 100%, dirbti su pėdomis, nes iš pėdų atkeliauja įtampa į mūsų kramtomosius taip pat ir laisvinti kramtomosius raumenis ir lūpos kampus nuleidžiančius raumenis ir pamatysit, kaip atsiras, grįž veido ovalas ir nebebus tokių buldogo žandų. Taip, kai pasidarysit pačios savo svarbiausios laiko, tikrai savo atsiras. Virgutė, jei aš galėjau rasti, galima. Taip, Virgutė. Jei aš galėjau rasti, galima, norint tikrai rasti laiko. Čia buvo Virgutės šūkis. Jei galėjau aš, tai gali ir tu. Nes Virgutė irgi sakė, aš tokia užimta, pas mane 2 darbai, 2 vaikai, aš nieko nespėjau, vien žodžiu, viskas prastai, viskas piesti, viskas bus gerai. Na ką, taip, klausimų, kaip matau, daugiau man nėra, labai nuostabu, keista, bet labai faina, aš labai tikiuosi, kad į klausimus, jeigu neatsakiau, tai uždaviau tokius, su kuriais jūs iškeliaujat ir užduosite juos pačios savo, pažiūrėkite savo akis ir atsakykite, ar aš tikrai gyvenu tą gyvenimą, kurį noriu gyventi. Ne? Ir būtinai būkite pačios savęs draugėmis ir duokite savo maksimaliai palaikymo ir sakyk, mergytė, mes galim, mes būtinai padarysim, mes esame vertos visko, ko geriausia. Na, o aš dėkoju Jums už buvimą kartu, visų lauksiu harmonijoje, mes startuojame, mes pakūrėme savo, čia kaip ten, orlaivį, raketą ir šausime į aukštumas. Visos, kas nuspręsite keliauti su manimi, susitinkame jau greitai, spalio 16 dieną. Atsidaro duris atsidarys anksčiau, kad spėtumėt pasidaryti fotokontrolę, žodžiu pasiruošti, viską susipirti, kas bus reikalinga šiai programai, tai neuždelskite į tolį. Yra bonusas, visos, sakau, gausite mano parašytą knygą apie odą, labai lauksiu jūsų įvertinimų, man tai labai svarbu, nes vėliau tikriausiai ši knyga galbūt pasirodys ir pardavime, o jūs gausite dabar ją dovanų. Ačiū labai, kad dalyvaujate, ačiū Jums visoms už pasitikėjimą. Bučkiai ir ate. Yeah.